Gerai. 6:34. Bhagavad-gita Kijai. Gal čia šviesytę galima atgesinti? Gerai. Chanchalam himana Krishna pramadhi balavadridham tasyaham nigraham manye major iva sudushkaram. Vertimas. Mat protas toks neramus, maištingas, užsispyręs ir valdingas, Krishna, kad atrodo jį sutramdyti sunkiau negu sulaikyti vėją. Galim pakartoti visi. Mat protas toks neramus, maištingas, užsispyręs ir valdingas, o Krishna, kad atrodo jį sutramdyti sunkiau negu sulaikyti vėją. Paskaitom komentarą. Komentaras. Protas toks valdingas ir užsispyręs, kad kartais nugali intelektą, nors atrodo turėtų būti jam pavaldus. Žmogui, kuriam kasdieninėme gyvenime tenka susidurti su daugeliu priešų, išties labai sunku suvaldyti protą. Žinoma, galima dirbtinai išlaikyti proto pusiausvyrą tiek draugų, tiek priešų atžvilgiu. Ir vis dėlto nei vienas paprastas žmogus negali šitą padaryti, nes tai sunkiau negu sulaikyti šėlstantį vėją. Vedų raštai, kad Kaupanešada 1.3.3.4 teigia: Atmanam radhinam vidhi, shariram radham evača, budhim tu sharadhim vidhi, mana pragraham evača, indriyani hayan ahur, Vishayam šteshu gocharan, atmendriya mano yuktam, bhaktyahur manishishnaha. Individualusis aš yra vežimo, kurio vardas materialus kūnas, keleivis. Intelektas jo vežikas. Protas vadžius, o juslė žirgai. Savasis aš, kai susijęs su protu ir juslėmis, patiria džiaugsmą ir kančią. Taip mano didieji mąstytojai. Intelektas turėtų vadovauti protui, bet protas toks valdingas ir užsispyręs, kad dažnai įveikia patį intelektą. Taip stipri infekcija kartais nugalia vaistų veikimą. Valdingą protą reikia tramdyti jogos praktiką, tačiau pasauliečiui Ardžunai praktiškai tai padaryti neįmanoma. Tad ką jau kalbėti apie šiandienų žmogų klaustukas. Posmas pateikė tinkamą analogiją. Vėjo nesulaikysi. Tačiau dar sunkiau sulaikyti maištingą protą. Viešpats šeitanės siūlė lengviausią būdą protui suvaldyti. Nuolankiai kartoti Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Didžiai išsivadavimo mantra. Nurodytas metodas yra toks: savai, mana, Krishna, padaravinda jau. Visas mintis reikia sutelkti Krishna ir tik tuomet neliks veiklos, kuri jaudrintų protą. Chanchalam himana Krishna pramadhi balavadridham tasyaham nigraham mane vajoriva sudushkaram. Mat protas toks neramus, maištingas, užsispyręs ir valdingas, o Krishna, kad atrodo įsutramdyti sunkiau negu sulaikyti vėją. Omagyantimirandasya ginanjana shalakaya chakshurmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhesha Kripa Sindhubevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare.
mes čia kalbėsime dabar apie protą. Taip? Mūsų problema yra protas. Protas, tai ką jisai dabar daro? Protas, visos emocijos ir norai dažniausiai kyla iš proto. Ir gyvendami Vilniuje mes patiriam nors bėgi labai daug įvairiausių emocijų, labai įvairiausių norų. Dalinai patiriam emocijas dėl to, kad jaučiam, kad mūsų norai nėra įgyvendinti. Arba rizika, kad nebus įgyvendinti, ne? Kad pats neišlaikysiu egzaminą, išmesiu iš darbo, neprasuksiu verslo, dar kažkas neatsitiks. Yra norai, mes bijom, kad jie bus neišpildyti, dėl to, kad jie yra egoistiniai, dėl to mes bijom. Jeigu jie būtų neegoistiniai, mes nebijotume. Jeigu baimė kyla, reiškia egoizmas. Reiškia bijai, kad nebūsi patenkintas tavo norų, troškimų. Dėl to turim suprasti, kad jeigu jau kyla baimė, reiškia dažniausiai kažkoks noras bus nepatenkintas. O tas noras yra susijęs su savo patenkinimu. Psichologija labai paprasta. Jeigu nerimas kyla, jeigu geismas kyla, reiškia irgi norai, aš noriu kažko. Jeigu pyktis kyla, reiškia noras buvo nepatenkintas. Jeigu godumas kyla, reiškia noras buvo patenkintas ir noras dar daugiau. Jeigu pavydas kyla, reiškia kažkas savo norus tenkina geriau negu aš. Jeigu jau esame iliuzijų, reiškia per daug prisitenkinam. O jeigu beprotystė, tai labai daug prisitenkinam. Iliuzija nuo beprotystės skiriasi tom, kad iliuzija reiškia, aš mąstau, kad aš šitas kūnas, o beprotystė aš mąstau, kad materialus pasaulis yra mano namai. Ne, taip, visas stadijas. Pirma geismas, aš noriu, tada pyktis, jeigu nepatenkino, pykstu, jeigu patenkino godumas, noriu dar, jeigu kažkas kitas geriau tenkina, pavydas, ketvirtąją. Penktas, besitenkindamas aš susitapatinu su grubiu kūnu ir galvoju, aš esu kūnas, tai yra iliuzija. Ir šeštas priešas, kada aš veikiu gyvenime tapatindamas su grubiu kūnu, aš galvoju, šitas visas yra mano namai, tai yra beprotystė. Tai yra 6 priešai: geismas, pyktis, godumas, pavydas, iliuzija ir beprotystė. Tai yra 6 priešai, 6 proto žmonės vadina. Ir mūsų jos tampo. Ir mes kenčiam dėl šitų 6 dalykų. Dabar klausimas, kaip išsivalyti nuo šitų 6 dalykų. Išsivalyti procesas nuo amžių, nuo tūkstantmečių, tas pats. Čaitanija davė kartuot mantrą. Toliau, kokį kitą procesą Čaitanija pasakė? 5 galingiausi procesai. Hare Krishna mantra. Antras. Skaityti Šrimad Bhagavatam. Studijuoti šventraščius. Panerk savo protą, jeigu tau reikia labai ten analizuoti. Mąstyk, galvok, atsimink šlokas, atsimink šventraščių citatas, atsimink istorijas, perpasakok tas istorijas. Atsimink apie Dievą kažką, ne kokią reklamą rodė, ne koks politikas ką pasakė, ne koks bendradarbis ką pasakė. Atsimink tai, kas čia yra. Gali visą Bhagavad Gitą atmintinai atsimink. Ir protas bus užimtas, jis mąstys, atsimins, jisai medituos, bus sutelktas į tai, kas parašyta. Gali savo mėgiamus posmus atsiminti, gali atsiminti kuo daugiau Krišnos vardų. Pavyzdžiui, yra 1008 Krišnos vardai, juos galima atsiminti. Mes čia girdojam visokius vardus. Ata Govinda, Modana Moha, ne? Govinda, Šima Sundara. Atsimink, užkrauk protą, nes kažkas tikrai kitas užkraus tą protą. Atsiras, kas tau pripasakos dalykų, apie kuriuos tu mąstysi. Tai geriau mąstyti apie Krišną. Šventraščių studijos, yra kursai, galėjai kursus, užkrauk protą, mąstyti apie tai, ką Krišna pasakė. Kartu su Vaišnavais, o mes retrytus darome, ne? Ramakantą, galite važiuoti retrytis, bus užkrautas protas 2 dienom. Po tų 2 dienų bus palengvėjimas, protas bus apsivalęs nuo šitų 6 priešų mūsų.
Toliau, ką mes turime, dievybių garbinimą, jo? Arba paveikslų garbinimą, dievybės gali būti garbinamos, bet kol iniciaciją negauni, geriau dievybių negarbinti, nebent guru leidžia. Bet geriau ir guru neprašyti garbinti dievybį, nes vis tiek jiem eina reakcijos, geriau gauti iniciaciją, palaukti. Nes visi labai nekantrus nori dievybės pasistatyti, bet užtenka paveikslų. Paveikslas nesiskiria nuo dievybė. Po to neišeina ten tų standartų palaikyti, atidavinėja kitiem, ten užmigdyk, pakelti, ten dar kažką. Galima pasidaryti altorėlį namuose ir visi skatinti namuose altorėlį pastatyti, kas neturi. Aukot maistą dievybėms, aukot siūlyti smilkalą, gėlės siūlyti. Tai trečias galingas procesas. Ketvirtas procesas yra koks? Bendrauti su atsidavusiais. Tai atsirinkimės, kartu gėdokim, kalbėkim apie Krišną, dalinkime savo realizacijom ir savo klausimais ar patirtim. Tai yra pats galingiausias iš visų šitų 5 pradžių yra bendravimas su atsidavusiais. Nes be bendravimo su einančiais tuo pačiu keliu mes neišmoksim nei džapos kartoti, nei šventraščių, nei dievių garbinti, bet to bendravimas yra pirmoji eilėj. Ir 5 procesas yra koks šventų vietų lankymas, ne? Jeigu yra noras iš vidaus aplankyti šventą vietą, tai yra Vrindavaną ar Majapūrą, važiuokim, aplankykim, tas buvimas šventoje vietoje labai galingai veikia protą, jis apvalo protą nuo šitų 6 priešų. Taip pat, kada ateina žmonės, sako, va, tai tas, anas, ir mes turim ginklus, labai konkrečias metodikas, kaip tą protą valdyti, kaip jį valyti. Dabar, kada bhaktas pradeda užsiimti šitom praktikom, jisai kartoja mantras, skaito šventraščius, bendrauja su atsidavusiais, važiuoja šventas vietas, altorėlį pasidaro. Dar labai palanku, jeigu norit rimtesnio valymo, tai yra daryti kažką praktiškai nuo Krišnos. Vakar mes atkalbėjom per viešą paskaitą, daryti kažką. Reiškia, tai organizuoti tokius susibūrimus, tu suorganizuoji, sudarai sąlygas visiems žmonėms ateiti, tai yra tarnystė. Ar tenais pasakyti kažką, kas turi gebėjimų piešti kažką apie Krišną, ja, kas turi gebėjimų įgarsinti, pavyzdžiui, Krišnos istorijas ir rašyti vaikam lietuviškai, kad galėtų klausyti ne tik vaikai. Nesvarbu, ar ten kas turi gebėjimą gaminti, valgyti, aukoti ir vaišinti bhaktus. Tai va dabar, kada šitos 5 procesus plus dadėjus praktinį tarnystę Krišnai žmogus dadeda, vyksta labai stiprus valymasis ir bhaktas gali pasakyti, kad man protas dar labiau tapo neramus įjungus šitos procesus, ne? Ir to mes retai pamatysi bhaktą su laimingu veidu. Jam pakelia purvą, šiukšlės ir jisai labai nepatenkintas. Valo, viską. Žodis valymas tai yra, kaip sako, jau nuvalkytas tai kaip Coca-Cola. Tai va, tai geriau kasdieną organizuoti namahatas. Tiek daryti namahatas, kad protas atsijungtų ir pamirštum, kad ten tave ir valo. Ir tai galima padaryti. Kuo daugiau bhaktiškų renginių, tokiam Vilniui vieną namahatą į savaitę yra mizeris, ar ne taip, ne? Ar ne taip? Nu, mizeris. Pusę milijono žmonių vienų namahatą. Klausykit, gėda pelėda. Visi turit namus. Lik vienam nėra. Kiekvienas gali savo namuose padaryti renginį. Susieiti ir giedoti ir kalbėti apie Krišną. Galima pasikviesti tik savo artimiausius žmonės, galima pasikviesti visus, kaip nori. Bet ką aš noriu pasakyti, kad kuo daugiau mes protą sutelksim į dvasinę vibraciją, tuo jis bus ramesnis. Yra momentas, kada valymas vyksta, tai reiškia, kad dar neužtvindytas protas. Kada valymas vyksta ir tu jį dar labiau užtvindai, nebejauti, kaip tas valymas tavo vyksta. Arba jis vyksta labai greitai, pykšt, paukšt ir viskas. Čiaukšt.
Tai vat, kada mums valymas vyksta, mes bėgam nuo bhakti, mes bėgam nuo mantros, čia man sunku, teliką įsijungia, šokoladą. Tai iš tikrųjų reikia dar padidinti. Ir tą niekšą patvindyti. Ir kai protas bus užtvindytas, jis atsijungs. Žinot, kaip būna, baliavoja žmonės ir po to tik užsibaliavoja, bet atsijungia visai, nebesusigauda realybėj. Taip ir protą, kada mes užtvindinsim Krišną, jis nesusigaudys nei kas ten vyksta, nei kreips ten dėmesio. Tai dabar kaip tą tvindėt protą, vienam nelabai išeina, reikia visiems kartu rinktis. Tai visi kartu pastangom, 1, 2, 3 medituoja. Kodėl grupiai lengviau medituoja? Dėl to, kad meditacijos jėga stipresnė, tu prisijungi, nors tavo protas neramus, bet tu gauni kitų ramybę. Aišku, jeigu susieina labai neramus protai, tada, bet vis tiek yra lengviau. Visi stengiasi ir energijos visi kai mes medituojam. Tada stenkimės kuo daugiau organizuoti mahatų, giedojimo, kuo daugiau Krišnos, nes čia ta Hebra savo propagandą varo. Renginiai kasdieną pas mus mieste ir neaišku apie ką. Iš tikrųjų aišku. Jie siūlo panerdinti protą kitur, į drabužius, akciją drabužių parduotuvėje, į batus, į mašinas, į politiką, į ekonomiką, į kur dar, į pasaulietinį meną, ne? Skelbia, eik, tu medituok, ir mes žinom, kokią savijautą grįžus. Į televizorių, televizorių, realybės šou. Ir mes pasižiūrim ir kažkaip protų nepalengvėja, ne? Kažkaip tai prisimas. Prieina informacijos į protą ir po to. Aišku, kai reikia žemesnių vibracijų, eini pasižiūri televizorių, gauni, nurimsti. Bet stenkimės tiesiog kasdieną, dėkim pastangas, medituoti į Krišną. Ir to ramaus proto mes visi išsiilgę esame. Bet supraskim, kad už ramų protą mokėti reikės. Daugiau negu kad už savo paskolas dengti namą. Reikės labai daug mokėti už ramų protą. Reikės išvalyti visą tai, kas jį daro neramų. O neramų daro kas? Troškimai. Troškimai, norai. Ir kol mes savo norų neišvalysim, kol nustosim, kol neišjungsim to savo, kaip sakyt, kaip čia pavadinti, tokios pozicijos gyvenime. Man to reik, man reik, man tos pretenzingos pozicijos. Kol mes jos neišjungsim, mes negalėsim praktikuoti kokybiškai, giliai bhakti jogos. Mes pastoviai sėdėsim kirtene ir mūsų galva suksis. Ir negalėsim susikaupti valandos ar ten pusvalandžio pagėduoti. Išimkim tą poziciją, kad man to reik, man ano reikia. Būkime mažiau grubijanai, mažiau nachališki. Mes turim pripažinti save, kad mes turim norus. Ir norai yra norai. Ir sakyt, Krišna, aš noriu to, bet čia tau palieku, galų galės spręsti. Atsibodo prašyti, tau palieku. Ir panirkim į Krišnos sąmonę. Vat norai jie jausis, jie ten lakstys, kaip dabar mašinas važinė, bet mes apie Krišną kalbam. Taip ir čia, jie jausis, patampys, bet jie nebus pagrindas. Jie nebus tas akcentas makaulyje. Akcentas bus, kad, aš eisiu giedoti, aš skaitysiu, aš. Jie suksis galvo, ką tu padarysi, taip greit neišvalys to proto. Bet jie tavęs nekankins tegu. Čia yra raktas. Sėkmė. Nieko mes naujo nesugalvosim. Ir tada pastebėkim, kaip mes paleidžiam norus, paleidžiam, Krišna, tu daryk, tu konstruok mano gyvenimą, tu dėliok mano gyvenimą. Tai Krišna taip sudėlioja nežiai. Jis juk žino, kad ten tavo tie norai ir tavo tos norus išpildys. Kažkokius išpildys, kažkokius gal neišpildys, bet sudėlios taip, kaip reikia. Nustokim kišti savo trigrašį. Ten pradėti stumdyti. Jau kas, bet mes tai tikrai nestumdėm savo gyvenimą.
Jau kas, bet jau mes tikrai ne. Nes mes esame tokie, kaip sako, maliusės, tokie mažiukai. Mes negalim stumti savo gyvenimą. Mes galim norėti, progresą daryti, tada mums pastumdys taip, kad mes progresą geriausiai daryti. Kaip sako, mes čia taip savo likimo kalas. Iš vienos pusės taip, iš kitos ne. Nori kažką pasiekti, sakai, Krišna noriu, stengiasi, bet kada tu pradedi galvoti, kad aš lėmėjas esu, aš lėmiu, iš karto atsiranda neramumas galvoje. Aš noriu ir aš lemsiu, kad tas noras išsipildytų. Tau niekad neleis lemti. Tau leis norėti, bet nelemti. Kaip Ješoda norėjo pagauti Krišną, jo. Lakstė su tom virgėm, kiek ten kilometro ilgio. Lakstė, nepavyko. Pirmą jai neleido net pavyti Krišnas. Po to Krišna jai leido pavyti. Po to jai norėjo jį pririšti prie piestas. Rišo tas virvės, nes 100 metrų, 200 metrų. Jį negalėjo pririšti. Ir tik tada, kai Krišna leido, jinai pririšo. Nors tarp Krišnos ir piestas, ten 0,5 metro gal buvo. Bet tai toks žaidimas buvo. Krišna vaidino vaiką. Ir ten kažvienas atsidavęs vaidino, reiškia, motiną. Krišna leido jai išgyventi jausmus kaip į vaiką. Dievas leidžia išgyventi kaip vaiką. Dievas turi visokius santykius gali. Mes galim su Dievu turėti su savo vaiku santykių. Jeigu ta meilė pas mus yra labai aukštais. Jeigu tau taip maloniau, jis tau vaikų tau. Tu gali turėti santuokinį ryšį. Turėti kaip vyrą tą Dievą. Jeigu to, čia apsivalys ant lygiai. Ir Ješoda, tai yra baktas, vaišnavas, kad turėtų tokį santykių. Jis bandė pririšti, Krišna neleido. Ir tas žaidimas simbolizavo tai, kad visą laiką yra tavo pastangos, bet yra Krišnos sankcija. Jeigu Krišna neleistų ir su kilometrinė virvė jo nepririši, nors reikės tik 50 centimetrų. Bet atsiminkim tą žaidimą, jisai artėja, Kartikos mėnuo, visą mėnesį mes atsimenam tą žaidimą, bet tą vėl ir vėl įsisąmonim. Kada mums kyla neramumai, protui, kaip Prabhupada sako, intelektas valdo protą. Intelektas ką jis atsakingas mūsų psichikoje? Yra tam tikras sluoksnis psichikoje, kuris vadinasi intelektas. Tai tas intelektas, ta struktūra, jinai ką daro? Jinai ramina protą, jinai analizuoja protą. Aha, protas neramus, kodėl tu neramus? Tu nori to ir to. Ir jisai jam pamokslavo, intelektas. Jisai sveria, daro išvadas. Tai yra kaip antras asmuo, mūsų vienas labai nori ten kaip vaikai, noriu man blogai, o kitas jam sako, nusiramink, yra taip ir taip, bus taip ir taip. Intelektas, Prabhupada sako, jisai kada sustiprintas šventraščiai, sustiprintas patirtimi, Krišna sako, jisai sako, bus taip, Krišna lems. Ir kada mes pradedam staukti, kad čia mums to trūksta, man taip blogai, intelektas sako, viskas bus gerai, Krišna ne tu kontroliuoja, Krišna kontroliuoja. Ir protą reikia mušti, rytą vakarą, mušti. Ką reiškia mušti? Tildyti tą radio tašką, kuris ką tu besakytum savo varą. Duot ryte su džapa, vakare su šventraščiais, ar atvirkščiai, džapa geriau ryte. Duot tiek, kad nurimtų. Dėl to sako, gėduoti reikia tiek, kad nurimtų, atsijungtų. Pradžiai gėdi, protas tampa, ne, po to atsibosta, mąstyti, persukinėti tą video. Kaip aš darysiu, ką eiksas, kaip bus, kaip nebus, ten visokias situacijas, modeliuoti, likti didelėms. Kai jisai piu ir atsijungia tada. Išgirsti Hare Krishna matą, o tada išgirsti, o taip tai girdi. Kažkokia vibracija. Sako, mes gėdom, kiek tu ten gėdojai, kiek tu ten kartojai ryte, kiek tu ten to šventraščiai skaitai, jeigu tau... Reikia tiek užpilti iš bėdono, pilt, ir jisai piu ir atsijungti. Ir jeigu mes nepatirsim šitos būsenos, mes netikėsim, kad bhakti joga gali protą nuraminti. Mes sakysim, tą mantrą pradėjau kartoti, ten protas pradėjo nerimauti, čia tą mantrą dar tik sukelia neramumą. Bet jeigu mes pereisim tą, kai sakyta, olimpiadai ruošia žmogų, ne jį perlaužė.
Iškeisi, negaliu. Ir pereina į kitą lygį. Ne? Kada jau reikia, arba ten per naktį kažkam egzaminą reikia išlaikyti, įsijungia kitas greitis, jo? Kitos galimybės. Ir mes turim paslėptus sluoksnius, kurie įsijungia tik ekstremaliuose sąlygos. Tai va, tai jeigu mes norim ramaus, jeigu norim patikėti, tą 16 žodžių gali protą nuraminti iki ledo, iki taip, kad ledinė galva bus, mes turim perlaužti. Kitu atveju ten biškė Hari Krishna ir bėga jau bliniukų kepti. Nu taip. Jis sakys, jo, veikia, viskas gerai, bet kada tu pereini tą granį, ne tą ribą, ir cint atsijungia. Ir jeigu tu tą pajunti, nors vieną kartą, per savaitę, ryte, viskas, tu ant to užsikabini ir tu varysi. Kodėl daro ten kirtanus 10 valandų kirtiną, kad tu pabūtum ir atsijungtum ir pajausti, koks yra džiaugsmas būti atsijungus nuo proto. Ne tai, kad atsijungus, bet kada protas yra sutelktas į vibraciją ir nurimęs. Bet kad tai pasiekti tą atsijungimą reikia taip pat tikėjimą, kad bus. Ir protas prieš atsijungiant, žinot ką padarys, pradeda mėtyti paskutinius savo argumentus. O reikia bėgti, jau reikia laikas, jau viskas negaliu, klikė reikia. Ir jeigu tu visi ir nustoji. Kai aš mačiau labai gerą dokumentinį filmą, kaip Kinijoje cirkas, kaip vaikus priminėja ir kaip iš jų daro akrobatus. Nu, toks kaip čia yra, kiek jie metų? 7, tokį atveda, paguldo, jau tie, žinai, ir pradeda, reiškia, pirmą tai ką, špagatą reikia, tai špagatą tai tą elementą, ir pradeda ten kojas jam. Ejetus reikia, ten staugia, jau ten po apšilimo, net nekreipia dėmesį, jie žino, kiek gali išsitempti ir iki tiek. Tempia, o tas jau jam atrodo, kad ten jau kojų nebelikai. Ištempia, būna kitą dieną. Arba ten, reiškia, jau toks vaikas daro, reiškia, ant 2 rankų, kojos pakeltas virš, atsispaudimus daro, žinai. Pas mus nei nuo nulinio, nei nuo visą gyvenimą turbūt nei vieno daro, reiškia. Daro, taip lėtai, ne tai, lėtai turi daryti, išlaikyti kaip stygą, reiškia. Daro tą. Ir jau ten, stovi, darai. Žino jo limitą. Ir pinkšt, persimuši. Tai aš ką noriu pasakyti, kad yra tie grožiai. Gal išjungiam mobilius telefonus karstą. Yra tie grožiai, bhakti jogai, ta prasme, kad ramus protas, ten džiaugsmas vidinis, kur Bhagavad Gita rašo, ten sako, procesas yra susukam, laimė nešantis. Bet šitos dovanos, kaip krikščioniai sako, malonės iš Dievo, jo, yra duodamas, kada tu sumoki kainą. Jeigu nesumoki, gauni irgi malonį, bet mažesnių, kurios ne visiškai tave gali labai jau taip ir nustebinti, kad čia superinis procesas. Dabar, ką aš noriu pasakyti, kad tą malonę galima gauti kiekvienas savam lygiai gauti. Kiekvienam lygiai yra skirtingas persilaužimas. Žmogus, kuris yra naujas, jam persilaužimas gal bus 2 ratus sukartot, jam protas atsijungs ir jis pajaus. Kitas, kuris patyręs, jam gal tikrai jam jau dabar didesni reikalavimai, jis turi daugiau dirbti. Ta prasme, kad čia nėra taip, kad tik aukštosiose fazėse jau ten viskas atsijungs. Ne. Krišna žiūri pastangas ir vienam lygiui, pavyzdžiui, žmogus mėnesį praktikuojantis, jis gali dėti tiek pat pastangų, kad sukartot 2 ratus, kiek kitas įdės tiek pat pastangų sukartot 30 ratų. Bet pastangų kiekis gali būti tas pats. Krišna žiūri, kiek pastangų dėjai. Tai va, tai jeigu mes įdedam nuoširdžias pastangas ir padarom eksperimentą su savo sąmonė, vat ateina Kadašis, sėskit ir kartokit, ir nežiūrėkite laikrodį. Arba pažiūrėkit po 2 valandų nustatykit šitą. Ir tiesiog kartokit. Ir stebėkit, kas vyksta makauliai, kas darosi. Kas tik ten nebus. Kartojam. Jau sakys, viskas, jau viskas, jau vis tiek kartoji, pradedi norėti vaikščioti, gerai vaikštai, sėdi, guli,
kažką ten užgeri, užvalgai, bet kartoji, vis tai kartoji. Muši protą. Prabhupadas mokytas. Su šituo, kaip ten, su batu. Su batu ryte, vakarė su lasda. Muši, kol išeina iš jo, vat visi tavo planai, ką rytoj darysi, ką tu šiandien darysi, kas tau turi skambinti ir visą kitą. Muši, kai jis atsijungia, toliau kartoji, dar labiau atsijungia, dar kartoji, dar labiau atsijungia, dar kartoji, jie lockdowną darė. Ir tada, va, tu pajunti tą Hare Krishna mantrą, kas čia yra per žodžiai, kas čia per garsai. Tada tu gali girdėtis, mes tokia užtaršti, mes girdėti negalim. Mes girdim savo mintis, visokias emocijas. Girdėti negalim. Tai tu daini iki fazės, kada tu girdi mantrą. O kai tu girdi mantrą, tampi ramus, laimingas. Aš tą labai skatinu. Vaistas vienas. Panerdinkim savo sąmonę į transcendentinį vibraciją. Vienas kartu, kaip norim, gulėdami, sėdėdami, šokdami, panardinkim protą, jeigu mes norim kažko gražaus. Ir vat aš žinau, kad metam bėgant protas rimsta. Ir aš savo praktikos galiu pasidalinti, kad prieš 13 metų koks buvo protas ir koks dabar, yra kolosalinis skirtumas. Pavyzdžiui, netgi joks pasigėrimas, bet tiesiog Krišnos malonė, kad aš pastebiu savo paskutiniu metu, kad protas tapo šaltas kaip ledas visą dieną. Ramus. Nutinka kažkas, kažkaip bangelė kyla ir vėl jisai tampa. Aš pats stebiuosi, kaip gali jis toks buvo. Tai vėsumas, net vėsu jaučiasi, kad vėsu galvoju. Vėsu. Tu spengia tokia ramybė. Nekinta nuotaika, visą laiką yra gera nuotaika. Dėl to, kad daug metų jis klausosi mantros. Jis prasivalo ir jisai nori jau dabar pats kartu. Gaminant valgyt nori kartu, prausantis po dušu nori kartu, vairuojant mašiną nori kartu. Jam tai patinka. Ir galva tampa šalta. Net tu neatsiniku tam, bet tiesiog ramus žmogus tam. Ir su ramiu protu tu gali jausti žmogų. Bet su savo neramiu protu tu nejausi žmogus. Nes tu jausi save, man čia tas manęs. Tu gali jau žmogų, tu gali jausti jo būseną, tu gali nuskaityti jo protą. Tai yra nuskaityti, ką jisai maždaug pergyvena. Jo asmenybėje kokia yra problema. Žiūri veidą ir jupti ir supranti. Ir nesupranti, kaip tu tai supranti. Tiesiog dėl to, kad tu ramus protas, jis supranta kitą protą. Vat įdomus dalykai prasideda. Tu gali suprasti žmogų be kalbos. Tiesiog tu pažiūri ir tu matai žmogų, ką jisai jaučia. O reiškia jo proto kūną, pradėti jausti. Bet kuo mūsų protas bus ramesnis, to mes galėsim geriau su savo antrom pusėm sutarti, su vaikais, žinosim, ką daryti. Nereikės daug aiškinti, šaukti, pasakoti kažką. Praktiškai, jeigu protas ramus, vaikui nieko nereiks sakyti. Jis, kadangi prisijungęs prie mūsų proto, jis taip pat pradeda rimti. Laksto, ir žiūri, jau sėdi. Dėl to, kad jis sukontaktavęs su ta jūra, arba ten pasakai kažką, ten judesi padarai, ten paglostai galvą, per ranką juk išeina energija, tavo sąmonė persideda per ranką, ne? Ir jis ramus ten. Jeigu jau ten lakstom su pagaliais, mes užlaukom ten tu ten, reiškia jau neramus tas. Mes reaguosim ramiau į klyksmus kitų, ten pradės kažkas ten neišlaikys, neveiklykti, rėkti ten ar žmona, ar vaikai. Ir tu kitaip visą tai vertins. Tai vat metam bėgant aš pats savo galiu paliudyti praktikas, kad protas labai rimsta. Ir iki tokių lygių, kokių tu net neįsivaizduoji, kad gali rimti. Tiesiog kartais tu galvoji, tai kur tu čia gyveni, tarsi pasaulį savo, tu savo. Tu eini į tą pasaulį, kontaktuoji ir tu kaip randiesi, kaip pasakyti, nesupranti tų žmonių, supranti, bet tau taip keista, kad kažkas negali nekeisti, tu supranti kodėl, bet toks labai
tu ateini į maksimumą, matai, žmogus bėga, lekia, žiūri, tu neramiai darai ir tu supranti, kad taip skiriesi nuo tų žmonių, taip stipriai. Nors tu toj pačioj erdvėje randiesi. Tau kaip filme randasi, su tokį rodytų filmą per ekraną ir tu papultum į tą ekraną. Kažkas bėga, net nemato, bet tu papuoli į tą juostą. Tu ten kažką, labas, nesupranta, negirdi tas, jį ten savo siužetą vaidina, ne? Ir tu supranti, ką bhakti joga duoda, kad tu, nėra to virpėjimo prote. Jis yra ramus ir kada jau tikrai kažkas turi atsitikti, kad jisai subanguotų, o jis subanguojas po biškį. Vat įvertini tą procesą, įvertini, ką Šrila Prabhupada davė ir įvertini tai, kad nieks už tave darbo nenudirbs. Ir reikia daug sumokėti, kad ramų protą turėti. Daug sumokėti. Mokestis prasideda nuo pirmos dienos, kada išgirsti, kad tokia mantra yra. Tie, kas išgirdo, kad mantra yra, gali pradėti mokėti. Tai reiškia, kasdieną pradėti jau dirbti su savo protu. Pratinti jį prie vibracijos. Pratinti. Pradžiai bus labai sunku, bet kuo toliau, to bus lengviau. Ir ateis laikas, kai galėsit 3 valandas iškartot, 4 valandas iškartot ir jaustis komfortabiliai, gerai ir jaukiai. O pradžiai pradėti nuo 5 minučių. Tuomet bėgam 10, 15, 30 valanda, kasdieną pratini, jisai valosi, apsivalo, jis tiesiog įpranta klausyti, žino, kad rytoj klausysiu, vėl klausysiu, svarbu neužlenkti ratų kiekį. Ir kai daisit iki 16, nesustokit. Eikit toliau, kol pasieksit 64 ratus, jūs susikartoja 64 ratus, jūs ateisit į darbą, sakysit labą dieną ir visi nušvis. Rimtai. Tiesiog ant tiek eista, nereikės nieko mąstyti. Kažką sakysi, darysi ten per gestus, per judesius, eista energija. 64 ratus kartuoti reikia kiek valandų. 6 kažkur valandas. Tai dabar, sako, čia sėdi jaunuolis, šneka nesąmonės, nesupranta, kaip mes gyvenam. Bet aš ką noriu pasakyti, kad gyvenimas dėliosis taip, kad sudarys sąlygas. Man pasakoja Šanta Makaražas, kai jis buvo šeimos žmogus, jis dirbo vadovavimo darbą, jis kartodavo 64 ratus. Eidamas į darbą, darbę pabūdamas ryte, vakare, sudėliodavo ir gaudavo. Aš nesakau, kad dabar užlenkti. Jau to užlenkimo į skonį aš šiek tiek priešingas paskaitas skaitydavau. Neskubėkit, dabar į kitą. Tikiuosi suprantat, ką aš čia noriu lenkti. Sako, pastumėti. Kad Krišna sudaro tas sąlygas, čia nereikia pergyventi. Aš tik noriu pasakyti, kai 16 pasiekėm, 16 ratų dar neduos ramybės. 16 ratų yra tik tais tam, kad tokia... Čia vat gerai, kad Arno nėra, tai Krišna padarė Arno. Tai, kai jūs skubat, bhakti jogai. Tai, įsirašau. Praeinam 16 yra pakelia biškį aistros gūną, tai duoda tokį minimalią apsaugą, kad Maja jau nepaimtų. Iliuziją. Ir paleidžia. 16 ratų, po 32 ratų tu esi aistros gūnai, veikt nori, veikt pareigas daryti, o tai aistros. O ties 50 ratų jau tu atsirandi satvoje, satvos spindulėlė ateina, jau protas pradeda švisti. Tai tau taip šviesų, ten gali namas deg, bet tau, ten skolos baisinės. Ne ta prasme namas deg, ne dabar perkeltinė prasme, kad užpakalis deg, kažkokia situacija klaikyti, bet tau ta eina įtampa, bet paraleliai eina šviesa ir tau duoda rinktis. O tu žiūrėk, čia grinai protas daro. O jeigu biški tik trauksi dėmesį, tu vėl šviesoj. Tu pats nesupranti, kad gali ant tiek lengvai atitraukinėti tą protą. Paraleliai duoda, yra šviesos sluoksnis, yra neramumo. Tau leidžia rinktis. Bet tas pasirinkimas yra toks, čia arba čia. Tu ten nueini ir tu vėl pamiršti. Vėl atsimeni. Vėl tokia jėga duoda tau. Tai va, ties 50 ratų Prabhupada sako,
pradėti vaikus, seksualinį santykį, po 50 ratų. O tada ateina iš rojų vaikai. Kai tu su tokia pašvitusia sąmonė pradedi vaikus, be aistros, su minimalia aistra. Ateis vaikai su minimalia aistra, tai reiškia iš rojinių pasaulio. O nuo 50 iki 64, tai 64 viskas, dalampai. Bet neblogąja prasme, kad nesprendi problemų. Tau iškart žinai atsakymus. Taip darysim, taip, čiaukšt, paukšt, čiaukšt. Viskas. Ir nesupranti, ko aš čia pergyvenau. Aišku, jeigu ten didelės bėdos, ten, pavyzdžiui, 100 000 skola ir matai, kad nebetiduosi, arba ten jau, žinai, lyga baisi, be abejo, sunku bus, bet vis tiek bus lengviau. Bet jeigu va šiaip paviduti, pakelia, hop, ir viskas. Ir kas atsitinka, protas pradeda švinti. Ką tai reiškia? Subtiliam kūne atsiranda šviesa. Tai reiškia, kad užsimerki ir tamsos nebematai. Čia vienas momentas. Kartu įmantai šviesų. Atsimerki šviesų, užsimerki šviesų. Bet ta šviesa vidinė, jinai ne tokia, kaip čia. Tiesiog eina iš plaučių, iš širdies, iš žarnų, iš ausų, iš akių, iš burnos. Viskas švyti. Nesupranti, kas čia darosi. Kartuoji, viskas šviečia. Tai tau rodo, kad tu turi subtilų kūną, kuris švieti pradeda. Subtilus kūnas tai kas yra, jis sudarytas iš proto, intelekto, ego. Tai kai protas apsivalo, subtilus kūnas apsivalo, pakyla į kitą vibraciją, aukštesnis, pradeda šviesti. Akis šviečia, gali nusifotkinti, įsirėmint, kad pamatytum, kokiu galima būti visiškai nieko neužmokėjus, tiesiog kartuojant medinčius karoliukus. Akis būna eina net iš akių toksai, tokios palaimingos. Bet ne durniaus palaimos, ne bepračio, kaip būna, man viskas gerai, bet tokios sąmoningai palaimingos. Tu suvoki tą tiesą, kad realiai tu nematerialus, nu tu bent jau ne šitas. Mėsgai. Ir tavęs nieks negali čia nuskriausti. Niekas. Niekas, absoliučiai. Nei bankai, nieks nenuskriaus. Tu anapus bankų, anapus paskolos, anapus savo lyties, anapus savo amžiaus. Va, tarp kitko, jaunatį pajunti. Tikrąją jaunystę pasime. O tad subtilaus kūnas, jisai, kaip sako, jis yra labai senas, bet tu, kai išsitapatina sąmonę iš sąmonę, kai išsitapatina iš grubaus kūno, jinai pajunta, nebepajunta, kiek tų metų yra. O tas kategorija trinasi tuo metu. Jis nebesupranta toj būsenai, kiek metų yra. O jeigu jam ir kažkas pasako, viduje čia man ten 40 ar ten 30, jisai nesupranta, ką pasakė ten viduje, ką jie pasakė. Nesupranta, nefiksuoja tos kategorijos, neveikia tas. Tiesiog va tu junti, kad ką ten tau besakytų, realybė kitokia. Aš šviečiu dabar. Ar ten man 50 ar 80. Realybė tokia, man dabar šviesiu. Tai kokie ten amžiaus, kokie ten, oi man čia karpa, oi mano čia oda pasiraukšlėjo, oi man čia pažilo plaukai. Tai iliuzija baisi. O aš čia patelių nenusipirkau, suknelių nenusipirkau, ar ten mašinos vyramas. Tai iliuzija klaikiai. Mama, tai kur tu čia gyveni? Išėjęs iš kūnais, nu. Tu visai kita dimensija yra. Ir čia pat, ir po to nustoji kartuoti sąmonę, bum, aš čia man netų tiek, kad reikia įvalgyti, ir viskas, ir vėl kitas gyvenimas. Ir vėl tu pakyli, ir vėl kitas. Taip sakant, kartuojant mantrą, tu mokiniesi būti grubiame lygyje ir subtiliame lygyje. Tau parodo, kad gali egzistuoti subtiliam lygyje. Eini, matai, žmogus eina, aplink žmogų dar kažkas tai. Matai medis, aplink medį vėl kažkas tai. Tu nesupranti, yra grubus pasaulis, yra subtilus, reiškia. Tu nematai dalies pasaulio. Nematai dalies pasaulio. Tu matai kažkokią tai patį jau tą grubiausią lygį. Tai yra žandus, lūpas. O kai subtilį lygmenį pakyli, tu pradedi matyti, kad žmogus eina, jis susideda iš dviejų kūnų. Yra grubus, yra subtilus. O tu matai tik grubų. Ir galvoji, kad jis eina ten su akiniais, su kažkoks garbanotas. Tokios rankos plonas, storas, aukštas, mažas, sergantis, nesergantis. Ir tu susidaug pragyveni gyvenimą, matydamas kažkokią va tokį šešėlį realybės. Valgai vaisių, valgai ten. O kiekvienas vaisius turi savo lauką. Ten yra tikrasis vaisius, va tam laukia savo. Jis turi savo subtilų kūną, kaip ir energetinį kūną.
Ir tu perki tą vaisių, nežinai ką perki, reikia įrodinėti, kad vaisiai purkšti yra šlamštas. Netiki, sako, valgau, man skanu. Bet jis pajuodęs tas vaisius, o kai aš arbūzus nustojau valgyti, padariau net įrašą. Atnešė arbūzą, atvežė ten. Oi, arbūzai Abchazkijoje, tenais graikiški ar kokie Krasnodaro, propjauna raudonas. Sakau, juodas arbūzas. Sakau, juodas, privaryta. Nes aš pavalgau arbūzą, man iš karto išberė, iš karto. 3 dienų berėlą. Sakau, kaip galima tokį valgyti? Tas subtiliai jis yra juodas. Privaryta tiek, kad jokios auros ten, niekio švitėjimo. Ir paėmė va obuoliuką, va čia lietuvišką va tokį. Jis pranas pirmasis, nuskintas nuo Lietuvos medelio, pamaitintas saulytą. Tai va, elementarūs dalykai, ta prasme, kiek keičiasi, turiu minti, ką noriu pasakyti, kaip keičiasi pasaulio matymas. Ir čia jokia ezoterika, čia jokia mistika, čia jokia ekstrasensorika. Tai yra natūralu pas kiekvieną žmogų. Yra traškanas, kurias prasivalius pamatai kitą pasaulį. O tas traškanas pravalo transcendentinę vibraciją. Tai mes nekalbam čia visi postringoje esame apie sielas. Krišna, siela, kto takoj Krišna. Kas yra Krišna? Jis yra toks ir toks. Būk tai jis matė tą Krišną. Ar ten tą sielą. Štai iš vis apie nedrįstu kalbėti. Nei apie tą Krišną, nei apie tą sielą. Nei aš jų mačiau, nei kažkokį šešėlį galim šnekėti, kaip jie reiškis. Oi, Krišna ten su fleita groja, tralelea, bababa. Proto lygiai, reiškia, šnekėjimą. Bet tu šnekėk apie tai, ką tu pamatėjai. O jeigu nepamatėjai subtilaus pasaulio, tai tada belieka ką, apie grubų nenori šnekėti. Bhaktai susirinko apie grubų neišnekės, apie Krišną pradė šnekėti. Bhaktam sueis. Nes Bhaktai žinai, bet ar tu matai, ką nors iš tos Krišnos pasaulio. Ir jau šnekėk apie, čakros yra, aš pamačiau čakrą, aš dalinuosi. Aš tam lygiai, aš kol kas, tam, jeigu nieko nematai, tai šnekėk apie grubų kūną. Yra plaučiai, reikia prižiūrėti grubų kūną, mankštutę. O čia mano pozicija asmeninė, nes jau tų paskaitų, tų Krišnos žaidimų pasakotojų, kurie pasakoja, bet matai, kad tos Krišnos ten dar toli gražu, kaip sako, tai kaip filmukai, po to sako žmonės, pasakas kažkas. Lėlės garbina ir viskas. Bet kada žmogus, kada jis mato Krišną ir pasako apie Krišną, žmonės, net jeigu jie masto, kad jie pasakos, jis pradeda judinti širdį. Ir tiek eina, kaip sako, kai žmogus pasako tai, kai jis patiria, tai eina tiesiai į širdį, kaip padaikas. Pum! Tik tais materialistas nieko neturi. Kur antrą, pum, pam! Viskas, protą užgesina. Tai buvo ta istorija apie Bhaktisiddhantą Sarasvatį, ne? Atėjo Majavatis, impersonalistas, yra tokie srovėjai Indijai, kurie galvoja, kad Dievas asmenybės neturi, pavidalo neturi, visi mes esam Dievas. Tai va, čia yra Šankaračarijos linijos. Šivanandos joga, gyvenimo meno, Ravi Shankaro, va tos kryptis, personalistas. Kas dar mes čia turim? Krišnamurtis, Šivananda. Va tai yra impersonalistai ir atėjo atstovas iš Bhaktisiddhantas Sarasvatį, sako, va, ten diskutuota, apie Krišną turi tą formą, neturi Dievas. Nes jie teigia, kad kol mes esame iliuzijai, mes visi galvom, kad mes va dabar esame atskiros asmenybės. Čia sėdė vyras, moteriškis, su charakteriais atskiri. Bet kai išsivaduosim iš iliuzijos, mes suvoksim, kad mes esame vienas. Mes esame brahmanas, mes esame vienas. Ir toks atėjo bičias diskutuoti su Bhaktisiddhanta Sarasvačiu, kurio nuotrauka čia turėtų būti, ar nėra čia mokytojais taip. Yra ten mažiukai, matote. Jie turėtų būti didžiausiai. Dideli. Tai jisai sako, tai Bhaktisiddhantas sako, paklausyk istoriją. O Bhaktisiddhantas Sarasvatis buvo toks vaišnavas, jis matė savo akim Dievą. Jis jam papasakojo vieną istoriją ir tas bišas atsivertė. O tokius atversti, žinokit, ta prasme, kad jie patikėtų, kad Dievas asmenybė turi labai sunku. Aš turėjęs su grupė Kaune, kai vesdavau seminarus, Kauno Vedo kultūros centre. Vedžiau seminarą metus ir jie daugumas iš jų nesuvokė, kad Krišna, kad Dievas turi asmenybę, kad jis yra forma. Antioks yra užterštumas. Ir ne taip lengva pamokslauti, žinokit. Turi tokias teorijas, kad pradeda laužyti ten, vartyti taip ir vienaip, žinokit.
Tai jisai jam nieko nereikėjo net filosofiškai diskutuoti, jis papasakojo, kaip Radha ir Krišna žaidžia. Nes jis mato savo akim. Ir tas bičias pajuto apsivalymą, nuo to pajuto tokią energiją. Kai žmogus įsimylėjęs pasako apie savo mylimąjį, ne? Tai pats kaip apsvaigsta biškai, ne? Jis pasako tai, ką jis pajuto, ką jis jaučia, ai, ten pradeda zalimatas. Arba kai mama ten apie savo vaiką pasako, jis tokia raiška, švyti visą. Tarsi pajunti tą vaiką, aišku, iš gerosios pusės, tik iš gerosios. Tai paklai truputėlį, bet pajunti, tai persikot. Taip ir kai Bhaktisiddhanta, tai čia ne apie materialius kažkokius dalykus, pradėjo pasakoti apie Krišną. Tai dvasinės energijos pradėjo skristi iš jų, tiesiai į tam iš širdį. Viskas, tapo iš namo. Aš ką noriu pasakyti, kad kalbėkim tai, ką realizuojam ir kad tarp grubaus kūno ir tarp Krišnos yra eilė dimensijų, kurias mes turėsim pažinti, eidami iki sielos, nes siela yra transcendentinė dimensija. Kūnas yra, čia, labai žema dimensija, labai grubiai. Tai dabar yra grubus kūnas, po to yra subtilus kūnas. Jeigu mes to kūno nejuntam, tai kaip mes tą sielą jusim, o ką jau kalbėti apie Krišną, tai pirma praktika daves iki subtilaus kūno pajutimo. Iki subtilaus kūno pajuntant yra dar tarpinis kūnelis, vienasi eterinis kūnas. Jo? Tai yra toks sluoksnis virš grubaus kūno ir daugelis žmonių jį mato. Pilkas toks, ne, toks aplink kiekvieną žmogų. Tai yra eterinis kūnas, o ten yra čakros, ten yra tie nadi kanalai, kuriais teka gyvybinė energija. 70 000 kanalų yra. Tai eterinis kūnas, po to eina protas, intelektas, netikras ego. Tai eterinis kūnas jau užtenka eterinį kūną pamatyti ir tu gali į vaisių žiūrėti ir spręsti apie vaisio kondiciją, reiškia būsimą. Papuvęs, nepapuvęs. Gali į žmogų žiūrėti ir jau matyti, kur koks organas pasi serga. Ir tai yra, aš ką noriu pasakyti, anksčiau vieniais laikais gimdavo žmonės su tokiu matymu. Dabar yra kažkokia tai priskiriama kam. Bitva ekstrasensas. Tokie tai ką. Tai yra natūralus gebėjimas žmogaus. Akis, klausa, girdėti, matyti į priekį. Arba matyti tai, kas už 100 kilometrų. Trečia akim matyti. Matyti tos. Tai nėra, kaip pasakyti. Bhakti joga atveria šitos dalykus. Ir tada tu pradedi matyti, kad pasaulis truputėlį kitoks ir tai, ką rašo šventraščiai, yra tiesa. Ir, pavyzdžiui, aš irgi įrašą dariau apie pasaulinių lyderių energetiką. Obama paimk. Demonas. Anglijos karalienė paimk. Demonai. Ratzingerį popiežių. Demonas. Dabar jau baisus dalykus, nesakau. Bet tas, kas mato, pamatys. Jų energetika tokia klaida. Į akis pasižiūri įdėmiau. Gali Juga ir sako, kad dvasininkai, gali Juga apie dvasininko lygį bus sprendžiama iš jo drabužių. Tai kada matai tas asmenybės, ar, pavyzdžiui, dainininkai, šitie aktoriai kai kurie, matai, kad jau ne šiaip materialistai, bet su okultizmu susiję. Jay-Z reperis, Beyoncé, Rihanna, o visą tą gritinį Lady Gaga, tai iš viso ten monstras. Tai mano vadymas, aš neperšu. Ne dėl to, kad jinai ekscentriškai rengiasi, bet tiesiog tu matai ir viskas. Arba tas pats Obama, agentas, politiniai veikėjai, jie labai juos taigi siunčia labai stipriai paruoštus energetiškai. Putinas, matai žvilgsnį ir tu matai, kad jis mato subtilius dalykus. Jis mato. Stiprus labai energetiškai, bet jisai kontaktuoja su neigiamom jėgom. Ir tu matai, kad pasaulį valdo, kaip Bhagavad Gita rašo, kaip šiandien paskaita, ne? Darjodanas tipo žmonės, tai yra asūros, tai yra demoniškos asmenybės, kurios
turi jėgą dėl to, kad garbina demoniškas būtybės. Ir jeigu paimtas jau, kaip sako, vietas su jėga, pozicijas pasaulinės su jėga, kur yra žmonės su didelė jėga, dažniausiai ten stovi tie, kurie garbina tas jėgas. Paprasti ten nepatenka, nes jie turi turėti labai daug energijos, kad tą poziciją atsilaikyti ir stumti kažkokią tai veiklą. Tai ką aš noriu pasakyti, kad pasaulis verčiasi praktikuojant bhakti jogą ir tu matai, kiek yra dumimo į akis, bet iki tokio lygio, kad tu net pats nebepatiki, iki kiek matrica yra gili, iki kiek tas triušio urvas yra gilus. Iki kiek. Tu skaitei ten, bet tu matai prieš akis stovi, tau šypsosi. Ne? Ir ten demonas. Ne demonas, gal čia per baisiai šneku, bet realiai tai demoniško mentaliteto asmenybė, kuri konkrečiai. Tau šypsosi, pavyzdžiui, su dvasininkai susitinka, apsikabinės. Ir tu matai akise, kad iš energetikų. Ir dabar, kada žmonės yra paskandinti, apsiteršę, jie to nemato, jie negali atskirti, kas, pavyzdžiui, eina į politiką, kas eina į tuos sluoksnius, į valdą, ką jie renka. Žinau, kad Facebook'e ten mačiau, Klaipėdoj žiūrinėjau, ten tai buvo tų partijų rinkimų, ne? Ir buvo ten vieni balotiravas, vienas ten siuntė reklamas, per draugo Facebook'ą ten visi kažkaip nuotraukas rodė ir žinau, va šitas labai fainas. Kai pasižiūrėjau, toks jaunuolis, gal 26 metų, jis ten jau, reiškia, rinkit mane, toks įtartinas pasirodė, nuėjau jo profilį, nes, pasižiūrėjau jo asmenės nuotraukas ir sėdi ten. Kavinukė, sėdi tokia hebra. Žiūriu, visi aferistai, bet ta prasme, kriminalinio pasaulio atstovai, kurie veikia intelektualiniam lygiai, tokias ir finansinės, visus, tokie žvilgsniai. Konkrečiai, ne šiaip paprastų žmonių, bet konkrečiai. Siubas, net nupurtė, žinai, tokios nuėjo. O kitas žiūrėjo, sakys, oi, faini žmonės. Tai va, ant to ir žaidžia, iškėso, padaro sistemą, kur žmonės nugramzdina į žemesnį lygį, kada tu nebematai tų energetinių dalykų, tai tau priveš vaisių visokių purkštų, priveš, kaip sako, firmus paleis, balotiruosis asmenybės, kurios nevertos yra. Ir nieks nemato, uždeda makijažą, tai šviesiai oda atrodo, ne, dar pasišypso, dar kažkaip gražiai pakalba ten, ne, ir viskas. Tai man buvo, aš pradžiai nenorėjau tikėti, kai aš pamačiau popiežių naujai išrinktą, aš negalėjau patikėti, ta prasme, žiūriu vieną matau, bet galvoju, negali, bet vėl sakyt, po to pagalvojau, kas leis tau patekti, valdyti 2 milijardus žmonių, dievotam žmogui. Gali jėgai nelabai leis. Čia švelniai pasakiau. Neleis patekti. Ir kada dar buvo geresnis atvejis, kai išslaptino KGB dokumentus, ir kai pamatėm KGB dokumentuose 2 pavardės žmonių, kurie buvo savo laikų lyderiai Krišnos sąmonės Lietuvoje. Ir jie buvo KGB operatyvininkai. Tada išvis buvo, kai sako, toks, jo. Tai buvo, 2 žmonės, vienas buvo lyderis. Jis turėjo iniciacijas, važiavo į Indiją, jis buvo lyderis. Jis buvo KGB atstovas. Net kiek nematoma, kiek, jeigu tu nematai, kiek tave gali jų ir savo, kad demoniškos esybės gali praktikuoti, jos gali tau ekstazės požymius apreikšti. Bet kaip yra giliai paslėpta. Jeigu tu neturi matymo, tu būsi apgautas. Jeigu mes savo protą nardinsim į transcendentinę vibraciją, aš ką noriu pasakyti, pirmoji eilėje atsiras šalia bhakti, kas yra pagrindinis rezultatas, kad šalia to, kad pas tave potraukis Dievui atsiras, yra šalutiniai tokie požymiai, kad tavo matymas keičiasi. Tu išeini į gatvę, tu pradedi kitaip matyti, bet ne tai, kad ten filosofiškai, bet tu savo akim kitaip matai. Ta žmogų. Ir tos pasaulio, žmonės, kurie yra galingųjų sostas visai, ne? Ir tu suvoki, kad joga yra iš tikrųjų nesentimentalizmas. Tu girdi daugiau negu girdi žmogus, tu matai daugiau negu kai tu ragauji maistą, junti daugiau negu šiaip. Junti mintis žmogaus norus, kurie buvo tuo metu, kai jis gamino tą maistą, emocijas junti. Tau jau neprakiš parduotuvinės duonos ar meduolių visokių taip toliau. Jau ką kalbėti apie mėsą ar ten žuvį.
Lygiai taip pat, kai tu girdi žmogų, nors jis tau maloniai šneka, tu girdi kažką kitą dar. Tau jau neužburs. Tau per akis neužburs, per ausis neužburs. Per nosį neužburs, pavostai, sakai, klausykit čia. Šitas, kaip sako, produktas jau pasimirkęs. Jis sako, pažiūrėkit, koks gražus, bet sako, aš subtiliai užuodžiu. Ne? Lygiai taip pat prilietęs daiktą, tu gali jaust, koks žmogus laikė ir ką jis galvoja. Per 5 juslės tavęs jau mažiau apgaus. Tu tampi mažiau apgaunamas, tai reiškia, kad tu realybę, kurią mes dabar priimam per 5 juslės, tu kitaip pradedi matyti. Dar prasivalysi, dar kitaip valysi. O ką kalbėti, jeigu tu sielos juslės atsivers? O sielos juslės tai pajėgios jau girdėti Krišnos balsą, matyti Krišną, užuosti Krišną. Tai mes dabar apie subtilaus kūno juslės tik šnekame, ne? Kurios, tokios yra dar dirbtinės, ant tikrų sielos akių uždėtos dar akis. Bet jas dar prasikrapštai, dar daugiau kažką matai. Ant tikrų sielos klausos. Taigi siela turi savo kūną, jis turi klausą, tas kūnas. Jis turi regą, su ta rega gali matyti dvasinio pasaulio vaizdus. Tai ant tos regos sielos uždėta akiniai subtiliam kūne ir dar uždėti akiniai grubaus kūno. Reiškia, dar 2 filtrai uždėti. Obuolys šitas su smegeninė, kuris mato tik tam tikrą, ir subtilaus kūno rega. Ir po to yra sielos. Įsivaizduojat? Mes, kai žiūrim į pasaulį, su akim, žvelgiam į dangų, pavyzdžiui. Mes žvelgiam per subtilaus kūno regą ir dar per obuolį su smegenim. Ir mes matom, mėlyną dangų ir viskas. Mėlynas spalva matom viskas. Nematom, kad už to dangaus ten yra planetos, civilizacijos, kad ten kažkas dabar skraido. Nieko nematom. Tai mes, reiškia, nepragryninom savo juslę, nejaučiam. Valgom maistą ir nejautam, kas gamino, ar suvokia sąmonę gamino, reiškia dar skonio juslė nepravalyta. Jeigu girdim žmogų meluojant ir neatskiriam, kad meluoja, nepravalyta klausos juslė. Jeigu matom žmogų ir nematom, kad ten stovi, sako, demoniuką, irgi nepravalyta rega. Tai kada vibracija eina į subtilų kūną, jinai valo. Juslės valo. Ne? Ir tu pradedi funkcionuoti visai kitam lygiai. Bhakti joga labai gražus procesas, jinai labai tą žmogų veda palaipsniui. Ne taip, kad Krišna, supranti, čia Krišna pasirodo, Kristum čia turbūt nepasiruošęs tokiam vibracijom. O biškį, tu pirmą pradėk matyti savo centrus energetinius. Čakras pradėk jaust. Nebūtinai matyti, tu gali girdėti, jausti, užčiopti. Pas vienus vieną juslę prasigrynina pirmoji eilė, pas kitus kiti girdi garsą, kaip skamba pirmą čakrą. Kiti užuodžia, kiti liečia, kiti mato, kiti tiesiog nieko nejūt, bet tiesiog gauna suvokimą. Ne per juslės, bet tiesiog žino ir viskas. Taip yra, taip yra. Bet tu susipažink su šito kūneliu, kuris yra čia šalia tavęs. Kur ten Krišna dabar? Ne? Tai dėl to Bhakta labai gerai energetinės pratybos yra. Jos leidžia susipažinti su savo kūneliu. Reiki, tai chi, cigūn. Ką dar mes čia turime? Yoga, pranayama leidžia pajusti. Tu susipažink su savo, tai tu suvoksi, kad tau reikia šitą kūną prižiūrėti. Tau reikia eterinį kūną prižiūrėti, reiškia savo energetinius centrus prižiūrėti. Pirmą čakrą prižiūrėti, antrą visus. Po to tau reikia, po to pajausi proto kūną, reiškia, eisi savo pasąmonę, ką reiškia proto kūnas, visi praeiti gyvenimai. Visos per 5 juslės gauta informacija protė, reiškia, yra skladukė. Ką aš dariau, kaip elgiausi, ką sakiau, atsivers vaikystės kompleksai, stresai, pradės eiti praeiti gyvenimai tau. Po to intelekto kūnas, tu susipažinsi su savo vertybėm, su savo sampratom klaidingom, kurios tau verčia gyvenime daryti klaidas. Ir po to tu priartėsi prie netikro ego, kuris verčia tave tapatinti su grubiu kūnu, su eteriniu kūnu, su protu intelektu. Su kokia kelionė ir tik tada, labą dieną, aš save radau, anapus netikro ego. Įsivaizduokit, jeigu čia nejunti, ką tu ten jūsų? Tai va, transcendentinė vibracija, kai eina per subtilų kūną, jinai valo. Ir pas tave pojūčiai atsiranda ryškesni.
Ir kuo daugiau vibracijos, tuo tu kitaip pradedi matyti tą pasaulį. Bet to, aš kai skaitydavau iki Krišnos sąmonės, tos pasakojimus apie, kaip juos, krikščionis šventosius, kai jie kartodavo tiek, kad nulauždavo tą protą, ne? Viešpaties Jėzaus Kristaus pasigailėjimas dėlio, kartodavo, ir vienas man rašo, vat yra Atviri keliauninko pokalbiai savo dvasios tėvų, yra tokia knygutė apie rusų saniasis, ortodoks. Ir keliaudavo ir kartodavo pastoviai tą mantrą. Ką jie? Ir jisai sako, pradėjau matyti savo organus, sako, ten rašo. Jie nežino, tų trečių akių, ten čia nieko. Organus, sako, šviesa, jie dasikapanodavo, ir kitą būdą. Pakildavo sąmonę, šviesą pradėti. O bet ten rašo, tie starcai pasinerdavo į akinančią šviesą. Tai. Arba jau brahmačiau, ar ten į tą tikrai. Tai dėl to, ką Bhaktas rekomenduoja? Mankštink grubų kūną. Atsikeli ryte, pramankštini grubų kūną. Toliau. Energetiką sureguliuoji, užsiimi pranajamą. Jo, savo eterinį kūną pravalai. Jo, visokius stresus, emocijas, kompleksus, pravalai, eterinis kūnas. Ir tada sėdi kartoji mantrą, tai jau ten dirbi su savo babudinį sielą, ten su proto intelektu. Bet pradžiai, kvėpavimas, mankšta, nes mes kai mantrą pradedam kartuoti, mes iškart į aukščiausią lygį paukšt, o čia nieks nesutvarkyta. Tai kiekvieną dieną stengiamės atlikti mankštą, kvėpavimą ar tenais energetinės kažkokios pratybas. Ir išmokim pajausti tai, kas yra šalia mūsų. Visai šalia. Ir nuo to mes eisim toliau. O tie, kurie sakys, kad čia yra nesąmonė, yra tik Krišna, tai jau siūlau ir nebendrauti daug. Nes tokie greitai krenta ir eina labai fanatiškai. Sako, čia nereikia gilintis, čia mistika, čia tik bhakti. Ir jis nesupranta, kad tik bhakti yra sielos lygmuo. O kol tu save tapatini su grubiu kūnu, su subtiliu kūnu, tu bhakti grinuosi, neišpraktikuosi, tau reikia priemaišų, reikia tau pažinimo, gjanos, tau reikia mistikos, pažinti, pajausti. Negalėjau atsakyti tik meilės. Nemačiau to. Nes jeigu tu nepažįsti savęs, tu nori pažinti save, natūralu. Jeigu tu būtum pažinęs save kaip sielą, tai tau nieks nerūpėtų, viską žinotum, kad čia viską kiaurai. Bet to mes dabar praktikuojam bhakti su mišra bhakti, sumišusią bhakti, su motyvais. Ir nereikia jų gėdytis, jeigu tu nori pažinti save. Aš, pavyzdžiui, visą laiką norėjau, kadangi psichologiją studijau, aš norėjau pažinti save. Tai mane ne nuo sielos pradėjo pažindinti, bet pradėjo pažindinti nuo ko. Koks mano kūnas, kokie mano sąnariai, kiek man vandens reikia gerti, kiek aš galiu valgyti, kada keltis, kada eiti miegoti. Po to pradėjo pažindinti su eteriniu kūnu, kokie čia tie centrai, kuris silpnesnis, kuris stipresnis, su protu, kokie mano emocijos, kokie mano norai gyvenime, su intelektu, kokia pas mane sampratas yra. Aš su šitais pradėjau spėti, kokią aš turiu profesiją, ko aš noriu žinoti, tais dalykais. Apie sielą dar savo aš nieko nežinau. Aš žinau kol kas tik apie savo grubų kūną, eterinį kūną ir biškį apie subtilų. Apie sielą aš žinau tik iš knygų, kad aš esu palaimingas. Bet kol kas toks ligonis, kad, kaip sako, dar tik tais teorija man tai. Bet kad aš esu ramus, jau nelabai teorija. Jau tu junti, kad jau pasai, dar aš susipažinėjau su savo šūba, su savo palakalais. Dar su siela nesusipažįsti. Aš dar nežinau, koks mano pavydalas, ar aš moteris, ar aš vyras. Aš nežinau, kokie mano santykiai su Krišna. Ar aš tenais tėviškose, ar santuokinėse, ar ten neutraliuose. Aš nežinau. Bet aš žinau, kad aš turiu čakras, kuri kaip veikia, kiek man reikia gerti vandens, koks mano charakteris daugiau mažiau, kokias aš emocijas pergyvenu, kokius aš norus turiu. Kol kas tiek. Jau tiek man užtenka, kad tai būtų labai džiaugsmingas procesas. Hare Krishna. Gal bus kokių klausimų papildavo? Tik garsiai. Per kada aš noriu mėginti nemiegoti, bet trukdo materialiai sąmonė.
Jeigu, pavyzdžiui, ten badauti ar ant galės, ten kaip gaunas, kai materija mukozinė sveika. Ar tai kaip žalojimas gaunasi. Tai galit kokį nors įkvėpimą, kad gauti, ką nors tokį pasakyti. Na, aš taip Dėl naudos. Tai negaliu. Ir nepasninkavimas, tai to labiau. Čia Ramakanta galėtų. Ką? Kiek Ramakanta išpasninkavęs? Pietų. Ramakanta ant vandens, kiek 24 dienas esate išpasninkavęs, ja? Pietų. Ne, esate išpasninkavęs. Ne, bet čia vis tiek sveika, bet nemėgot, man atrodo, čia... Ne, matot, supraskite, vedų laikais tai nebuvo taip, kad 8 darbą. Ir čia visi tie durniavimai, kaip sako, kai aš šiandien mėgosiu kiaurą parą ir kartuosiu mantras, tai jau buvo festivalį kažkas bandė, ir po to ten parpė dieną, taip pasakas. Tai geriau išsiparp naktį, jau ne dieną, taip pasakas. Tai supraskim savo lygį. Mums rekomenduojame elgtis pagal savo lygį. Reiškia, jeigu užeina miegas, reiškia lygis pasibaigia. Jau kitas lygis prasidėjo. Dar nemėginau. Ką? Tai mėginkit. Ta prasme, jeigu, pavyzdžiui, aišku, bus didelė dovana, jeigu viešpats jums leis kiaurą parą, pasninkaut, ir naktis matot skirta būdrauti, ne šiaip kad būdrauti, bet kad knygą skaityti, kartot mantrą, bet kita diena tai jau turite ilsėtis. Nes jeigu jūs eisit dar į darbą kitą dieną, tai jau kitom dienom jūs nužinėsit. Dienomis nužinėsit. Tai va, aš čia net nenoriu įkvėpinėti tam dalykui. Aš manau, kad pirmą geriau išmokyt balansą palaikyti. Tai reiškia nepersidirbti ir nepersilsėti. Vat, kada jau išmoksit balansą palaikyti, mėnesio bėgi balansą. Kai žmogus balansą palaiko, jam praktiškai išeiginių nereikia. Čia yra balansas. Jeigu jam ten baisiai reikia išsiparp sekmadienį, balanso dar nėra gyvenime. Bet kai yra balansas, yra kiekvieną dieną tokia pačiam lygiai energetiniam. Tu esi blaivus, sveikas. Gal čiučiu daugiau sekmadienį reiktų tokio, bet nėra taip, kad žinai, parpė iki 11 ten už visus. Tai vat pradžią išmokim to. Ir kada įvaldysit balansą, tada jūs jau galėsit daryti tokius eksperimentus. Naktį nemiegot. Nes kodėl aš sakau įvaldyti balansą? Dėl to, kad po nakties nemiegojimo, po to reikės grįžti į balansą. Jūs turite išmokti tam tikrų įgūdžių, kaip save grąžinti balansą po to išėjus iš balanso. Dėl to aš taip pat turiu geriau eiti anksčiau miegot tą dieną. Prieš ekadą, pavyzdžiui, to ekadas būtų. Tai vat eit miegot anksti, po to keltis kokią 3 ryto, 3:30, kartot mantrą iki darbo, eiti darbą, grįžus iš darbo, vėl kartot mantrą. O taip praleista kadašį, tada tikrai bus labai... Šiam 4 ratus tą dieną suvarykit. 32 iki darbo, 32 po darbo, arba 50 iki darbo. Tikrai tam linkiu, tikrai manau, kad padarytumėt. 32 ratus. Vart sakėt, kad reikia, prieš mantrą, fizinis pratimus, paskui su subtilų kūnu. Palanku, rekomenduoju. Taip, bet aš cigūną pratimus darau, bet cigūno specialistai nerekomenduoja maišyti, ant pusvalandį pertrauką turi būti. Jeigu fizinis pratimus daryti ir tada reikia pusvalandį laukti iki cigūną, tai reiškia, galima mantrą irgi kartuoti. Jo. Čia gal Alvydas pakomentuoti dabar, čia mes turim. Tai čia mokytas. Bet tai čia mokytas nepatvirtina, ne? Aš nemokytas. Čia cigūnas skiriasi? Tai čia cigūnas skiriasi, ne? Turbūt. Bet negirdėjęs esat to, ne? Bet galim padaryti mankštą, iškart cigūną padaryti pratimus. Nėra skirtumų. Galima mankštą daryti kartu ir šitais pratimais. Manat, kaip gerai. Taigi panaikinom dezinformaciją. Tai va, pratimukai. Šiaip tai labai gerai bhakta vis dėlto pranajamą padaryti. Taip grubiai praeina. O dar geriau yra asana, pranajama ir po to jau ten energetiniai pratimai ir po to man. Bet man atrodo, cigūnas pranajama čia tas pats maždaug. Negaliu pakomentuoti. Bet kokiu atveju, kažką iš tos pusės įveskim. Jeigu bhaktai įvestų, tikrai kitokie veideliai būtų.
Išmeta bhaktai visus paprastus dalykus. Pasilieka tik perliukus. O tie perliukai neįkandami, dantis išsilaužo ir viskas. Mes valgom čia dvasinį pasaulį, bet dantų lieka. Tai geriau palaipsniui, kaip sako, kukliai. Nu, prie tų brangenybių kukliai. Nu, taip, santūriai. Reikia pačiupinėti. Nes nutrenksi, aukšto įtampa yra. Šimad Bhagavatam yra aukšto įtampa. Taip trenks, kai sakyt, tai biškai reikia įsižeminus skaityti, kad jau neišrauti visai. Nu, turėti tą, kaip sako, tokį bazę. Nes vat kas būna su bhaktais, kurie neįsižeminė, vat mankštos nedaro, kvėpavimo nedaro, jie susiduria su transcendentinė literatūra, jiem užaktyvėja aukštutiniai centrai ir jie atsiplėšia nuo žemės. Tai pakyla kaip balionas. Ir nebesigaudo paprastuose dalykuose. Pavyzdžiui, reikia organizuoti programą, vėluoja. Rodo, kad nėra įsižeminimo. Arba tenais pamiršta daiktus kokius, grįžta namo, pamiršo nupirkti produktus, čia kažką, kada šis dar kažką. Suprantate, atitrūksta. Nėra to, reikia ten prikalti plintusą, negali, reikia ten sutaisyti kokį magnetofoną, o ten laiko nėra, kriauklė bėga 100 metų, žmona rėkia. Bet nėra balansų, reiškia atitrūko į aukštutinės sferas ir jis atitrūkęs, nejaučia grindų, o tų jau bjaurasčių, kaip sako, čia bjaurastis, čia materija, čia. Nebejungia. Dėl to yra labai svarbu palaikyti tą balansą, kad jaustų, kad reikia drabužiai yra, reikia išsilyginti, reikia suskūsti, valgyti, laiku. Nes ten tenka pastebėti, ypatingai visose sferose, ant paskaitų ar ant organizacinių momentų, kad elementarių dalykų, sako žmonės, ateina savo pas jūs šventės, ten valandą prasideda vėliau, dar kažkas, jeigu jau ten laiku viskas prasideda, tai čia yra neregėta Lietuva. Neregėta sąlyga. Tai rodo, kad pirma čakra, neįsižeminęs, kas neįsižeminęs. Toks orinis. Neprabudęs. Balansas, viskas yra svarbu. Žemiškas pagrindas yra labai svarbu. Dėl to gali drąsiai ankštinkitės, padarykit ir kartokit. O jeigu jaučiat, kad per daug jau išėjo vata, jau nuo to kartojimo būna po mantros, štai, pavyzdžiui, visą laiką paguliu, nes taip įsivibruoja viskas, geriau taip vandens išgert, kažkokio tai duonos užvalgyti, kad grįžti į save. Labai, kaip sako, į aukštas vibracijas pakyli ir tau tai nėra įprastas, po to reikia grįžti į savo. Aš prisimenu, kai kaime po 64 kartodavau ratus, tai po tų ratų taip įsivibruodavo, kad dėdį, reiškia, net valgyti nesinorėdavo, tau būdavo per daug grubų, reiškia. O jau ten išeit vandens pasisemti, ar ten pagalvoti apie mašinos remontą, tai iš viso. Žinai, kaip dangus ir žemė. Ir tą specialiai darydavau, kad suderinti, kad subalansuoti dangišką ir žemišką tas pradus. Ir ten, pavyzdžiui, dėdavau tą duoną ir junti, kaip ne į save dėdi kažkokį maišą, jinai krenta ten, virškinas. Tu nieko neturi bendro su ta duona, su ta sūriu, dar kažką, su to samčiu. Tai būdavo svetima valgyti. O po to taip grįžti, jau nebesvetima. Bet prasme, grįždavo į tas savo vibracijas. Dėl to labai svarbu žiūrėkit, kad būtų balansas. Reiškia, namuose švara tvarka. Švaros tvarkos nėra disbalansas iškart psichikoje. Turi būti švara tvarka. Oi, aš kartuoju mantrą, šiandien nusirūt, ką čia valyti dulkės? Čia, gaila laiko, aš kartuosiu. Valyti dulkės yra tas pats, kai mantrą kartuot, mūsų lygiai. Mums reikia valyti dulkės, švarą tvarką prižiūrėti, drabužius lyginti, punktualiam būti, darbą nevėluoti. Mums reikia. Nes žmonės skundžiasi, kad bhaktai šviesiai yra. Tai man taip, jiem tada nebesvarbu, ką ten pamokslausime, kad čia Šrimad Bhagavatam, ar čia Bhagavad Gita, sakys, kad tu darbą vėluoji, ką tu čia man pamokslauji. Tu į laikų į darbą negali ateit. Arba tu pažadai ir neišpildai, arba net pamiršai iš vis, kad pažadai. Tai kokia čia Dievo sąmonė? Tai rodo, kad pas bhaktai disbalansas. Arba nugarą iškrypus. Aš bhakti jogas, 10 metų nugarą, o tokį. Tai klausyk. Kaip man kas atbūdino vieną frazę, kadangi realizacija buvo pasakyta, atėjo viena mokinė Šivanandas ir sako, žinai, ir tais reiktų užtintis taip toliau. Sako, aš skaičiau pas Šivanandą tokią frazę, mane labai įkvėpė, sako,
kokia tavo meditacija, jeigu tu neišsituštinai ryte. Su savo barankom sėdi. Ne, jeigu taip, jis taip neparašęs, čia mano komentaras, bet taip toks sakinys, kokia tavo meditacija, jeigu tu ryte neišsituštinai. Ir taip, man taip kirto, žinai, kadangi jau Šivanandanas realizuotai pasakęs, buvo joga, žinai, o tikrai, nu, kokia meditacija, žinai, tada pradėjau jausti. Ir aišku, tu nepasieki gal to lygio, kad ten kiekvieną rytą išsituštinti, bet tu žinai, kad jau reikia patį principą, kad kokia tavo meditacija, jeigu stuburas kreivas, kokia tavo meditacija, jeigu tu gleivių pilna, prisiryjęs iš vakaro į savo pampušų, kokia tavo meditacija, jeigu tu negali nugaros išlaikyties, skauda raugus, nebegali laikyti. Tai eini ir darai, pratimus gali eiti į kultūristų klubą ten ir užsiauginti ten. Tai va čia aš kalbu apie tą balansą, apie tą pradų derinimą. Tai aš manau šitą pirmoji reikia pasiekti prieš pradedant pasninkauti per naktį. Man atrodo, va šitie lygiai labai svarbus. Ypatingai va aš kai su stuburu eilę metų dirbu, tai juntu tą stuburas kuo tiesesnis, ta meditacija geresnė. Ir einu ir investuoju, kad ten eitų, žiūrėtų tos lankstelius, kur kas ne taip, vėl dirbi. Nes savo laiku nieks neprižiūrėjo, paauglys gavau suimus. Iškrypo. Anksčiau negalėdavau užsėdėti valandas, pusvalandžio negalėdavau taip užsėdėti. Iškart nugarą, iškart va. Vaikams va, leidžia sėdėti tėvai ant tų kėdžių, žaidžia ant kompiuterį. Ir pas juos nesivysto nugaros raumenys. Geriausia ant taburetkės sėdinti. Ir eiti, žinai, kaip dzenbudistų šventyklai, su bambuku. Paukšt! Ir vėl biškį. Paukšt! Tai tėvų pareiga yra, man to nepadarė ir aš turiu problemų. Leis pinigus, laiką, ten rašyti, visokius daryti, kad ten sueitų jį. Kai nuvažiausiu į kojų stovyklą, tie vienas specialistas sako, atsako tau, 7 slankstelis, milimetrų išėjęs. Reiškia, tavo nervas yra va toks, tu tai parodė, taip bjauriu pasakė. Reiškia, 40% nepraeina nervas. Aš patikau, jeigu 40%. Reiškia, jisai yra, kaip, atsislinkęs ir nervas užsilenkęs, neprateka. Sakau, nori, davai greičiau. O man jie buvo atstatę manualiniai. Paėmė, trunk galva, taip, jisai sulindo. Bet jau turi pasitikėti, nes gali ir gyvybę atimti. Bet ten tokia jau labai rimta manualistė, Klaipėdoje yra. Taip pat pajudino galvą, sako, atsipalaiduok pilnai, taip, trunk, ir sulindo. Ir taip, kaip energija kaliai, žinai, pratekėjo, žurk tik tais. Po to iš kitos, tai net žandikaulė atšoko, žinai, kaip į vieną, neatšoko, bet toksai, žinai, skambesys nuėjo ta žodžiu. Ir tik jis atsistoja šiaukšt energiją. Ir viskas, jau man dar kartoja rama, ir viskas. Ir aš pasakau, kad tokius visažai, mankšta, turi būti tarpukojis pramankštintas, reiškia, kad pirmą čakrą gerai veiktų. Tai priliestum su barzda žemė. Taip, reiškia, daryt, priliestum su barzda, kad nykšti galėtum. Taigi, prilaikykim save. Tada mes ateisim pamokslauti ir pažiūrės tenais grubus kūnas gerai, eterinis kūnas gerai, sakys, klausom. Bent jau aš ant to stengiuosi dirbti ir dabar vis tiek protas spekuliuoja, čia gal šiandien nedaryt, mankštas siaubas, gal ką tu čia man dabar aiškini, žinai, guli ant kilimo ir pradedi dar klausydamas. Oi, skauda, pavargau. Tai darai, diena dienom. Aišku, būna kartais prakliauzini, kad vieną dieną nepadarai, antrą dieną nedaryti dar skaniau, trečią dieną dar skaniau, po 5 dienų žiūrėjau rambėjai, jau įtampa eini. O pranajamą tai kur 15 minučių. Grįžtam dabar visi iš renginio, 15 minučių prie namų, stabtelkim, atsiskim, darykim pranajamą ir grįžkim. Visai kitaip miegosim. Pas mus buvo ašrame Kaune, kai aš gyvenau, buvo vienas baktas, kur kiaurą nuvarydavo naktį džepą. Išsėdėdavo mes į Magalartį, tai mes sėdėdavo kartu. Dienas po to jos nemiegodavo, dienas išsilaikydavo, po to kažkaip tai susigrąžindavo save. Jeigu taip galima, tai super, bet aš manau, kad pradžiai reikia tiesiog
Čia yra jau subtilumas, reikia pagrindinius dalykus gyvenime sutvarkyti. Vandens daug gerat. Kiek sako, kilogramų 30 ml, ne? Nu, ar mes išgeriam tiek? Neišgeriam, įtampa laikos kūne. Du turi būti. Prana lengviau teka, kaip daug geriam skysčių. Prana cirkuliuoja geriau, eteriniam kūne iškart švalesnis. Nuotaika geresnė, mažiau įtampos stresas. Tai jau vien tą dalyką įves prižiūrėti, kad išgertum, vat, ten jeigu 70 sveri, tai kiek? 2 litriukai, ne? 2 litrus išgeri, nešios bankutę geri. Nuo tokių. Gal dar vis kokie klausimai? Man tai užstrigo apie Obamą kažkaip ir man tai keista. Negi, pavyzdžiui, tas Dalai Lama nemato. Slidus veidelis, ne? Šypstasi. Ne, kelis kartus yra susitikęs. Tai mūsų lyderis Radinatas Samis Obama buvo susitikęs, mačiau nuo to. Ir kaip tada? Nu ir ką apsikabino, nu, ką tu negali džyvas, jis irgi džyvais yra siela. Kaip tu žiūrėsi, žiūri į gerasias pusės. Bet tai nereiškia, kad tas pats Dalai Lama jį rinktų į prezidentą. Susitikti, tu turi susitikti, dabar pasiūlyti susitikti. Su mielu noru susitiktume, Gitą padaunotume, Mahaprasadą ir visą kitą. Bet kaip pasakyti, bet tu nepamiršti, su kuo susitikti. Ir tu negalvo, kad ten per oficialų susitikimą jis pradės rodyti savo veidą. Taigi Krišnos žaidimuose jau vyko, prieš 5000 metų jau vyko. Demonai pasiversdavo, piemenukais, visokiais, kom dar tenais. Kas gerai žino žaidimus? Ką? Va, putana, pasivertė, reiškia, gražuolė, atėjo Krišna žindė, išsitepo savo krūtis baisiais nuodais. Bet pasivertė kaip baisiai gražuolė, tai ją net įleido mama ir leido žindį. Tai jeigu prieš 5000 metų tai vyko, tai kodėl mes galvom, kad dabar to nevyksta? Va čia mūsų yra iliuzija. Bet to junkim vedą su dabartimi, pamatysim, tas pats vyksta ir šokas gausis. Ir kodėl rašoma, kodėl Kurukšetros prasidėjo mūšis, iškai jau buvo giminės, dinastijos demonų, užėmusios žemę. Ir dabar tas pats dinastijos demonų irgi yra. Ką jos dingo, niekur nedingo. Nu. Kovėsi, nupalindo, kaip sako, išžudė, vėl pridygo. Kali Juga, kaip sako, ateina į žemę. Kom Kali Juga yra Kali Juga? Kali Juga yra dėl to, kad ateina tokios sielos, o ne dėl to, kad čia šiaip pavadinimas. Ateina sielos nuodėmingos gimsta. Čia gimsta nuodėmingos sielos. Indigo čia labai nedaug tokių, indigo, mėlynųjų tokių, kurių auros ten tamsiai mėlynos. Gimsta nuodėmingos sielos ir tame tarpe labai daug gimsta demoniškų. Kaip Bhagavad Gita rašo, demoniškos mentaliteto asmenybių, vadinasi asūrų. Ir jos, ką? Demoniškos mentaliteto asmenybės, kam jos turi skonį? Valdžiai, kontroliai, išnaudojimui, žiaurumui. Jos iškart veržiasi valdančius sluoksnius. O kada matom, kai nekvalifikuotas žmogus veržiasi į valdymą, jau pas yra savybių tam tikrų demonų. O kaip žinot, kad pats nesi va ta siela demoniška? Ne, tai matot juk save, žinot, ką mąstat, Nu, va, ko kažkiek, norit. kad tie mąstymai kartais tokie baisus būna. Dėl to Bhagavad Gita ir sako, yra mumise du pradai, ir dieviškas pradas, ir demoniškas. Tai mes galim paskaityti ten paskutintos, ne, Gentas skyrius 16 skyrius aprašo demoniškas prigimtis ir dieviškas. Paskaitykite 16 skyrius. Ir jūs parasit, kad yra ir to, ir to. Ir Bhakti Yoga ką daro, jinai išvalo demonišką savybės, nes pas mus visus yra. O demonai ką daro, jie išvalo su savo praktika dieviškas savybės. Išvalo ir suaugina demonišką. Ir tada jos kovoja ir iki šiol vyksta kova ir vyksta kova. Ir kuo toliau, man atrodo, to žiauriau čia bus. Susirems. Nes žmonės bunda, jie eina į dieviškumą dabar daugiau, o kiti degraduoja, ir tos labai diferencijuojasi, žmonės kristalizuojasi ir susirėmimai vis didesni. Pažiūrėkit, jau New York'e sutokinėja šeimas. Jau, aš irgi dariau įrašą, dar patarpinau, kad jau tuokia gėjus lesbietės, jau kaip šeimą laiko. Jau yra kai kuriuose valstijose taip rimta. Jau galima tuoktis ir tai bus šeima. Tai ko dar daugiau reikia, nu? Arba Breivikis, ane, iššaudė 90 žmonių, 20 metų gavo.
Dabar gal daugiau jau paskaičiavo, ne? Aš kai skaičiau 20 metų. Nu, ta Norvegija, kur buvo. Nu, taigi, kaip tu gali pakomentuoti? Nu? Veduose vieną nužudai, iš karto galabija. Iš karto. O dabar 20 metų už 90 žudų. Nu, tai ar čia ne demonizmas? Tai kas valdo teisėsaugą? Kas sėdi? Jeigu tokius įstatymus leidžia. Tai aš girdėjau panašiai irgi, kad, pavyzdžiui, dėl dirbtinio apvaisinimo, kad per mėgintuvėlį siela neateina. Nu, kad yra proto kūrinys. Nu, bet matai, vis tiek gimsta, tai nėra gal ir blogai, nes bet aš nežinau, žinau, kad Mahabharatoj tai yra atveju, kai dirbtinio apvaisinimo yra. Nežinau, čia blogis ar geris, nesidomėjau, bet tai jeigu ateina šyva, bet tai vis tiek, jeigu vystosi organizmas, reiškia siela ateina. Bet, pavyzdžiui, su gyvulių klonavimais nesiseka. Ten visokie gimsta, ten visokie kaip pasakyti, netaisyklingai susiformuoja organizmas. Bet pats principas, kad abortų legalizavimai visi tie, tai yra jau, pažiūrėkit, taip stumia, kad tai taptų norma, jau taptų norma visi tie dalykai. Po biškį, taip labai lengvai masės ruošia prie to, lengvai. Tai va, imsit Hollywoodo, pavyzdžiui, visų filmų analizės, pamatysit, kiek buvo sekso ir agresijos 50 metais filmuose, 60, 70 yra va tokia kreivė, pastoviai augant, tendencingai augant. Čia kažkas gražiai užmeta, jeigu vienam dešimtmetį apsinoginimas yra daug, antram dešimtmetį jau scenos, trečiam dešimtmetį dar atviriau jau eina. Tai reiškia, lengvai nežino visi, kad jeigu tu iškart mesi, tokią dozę nieks nepriims. Po biškį, kantriai. Tai va tos dieviška ta natūra, kali jeigu yra reta, išsigryninęs asmuo yra retas. Ir jeigu kažkas užčiapia skonį šitam dieviškam gyvenimo būdui, jo yra pareiga skleisti tai. Dėl to visus skatinam skleisti. Ką į vakar skatinam? Mes turim problemą, negaliu išvesti vaiko. Nu tai ir neišveskit, nematai kaip. Negaliu vairuotojas laukia. Tai mes parvešim. Tai vairuotojų reikia pasikeisti. Tai jo, Gal aš pasikviesiu vairuotoją? ženklas, kad vairuotojas, nes mes dabar jau prie prasavėsime, ne? Vairuotojas ten bus su mažu. Gerai, atsiveskit vairuotojas. Atsivesi? Gal dar bus koks klausimas? Jūs kažką minėjom apie vaikus iš Rojaus planetų, kažką leistum? Apie vaikus iš Rojaus planetų. Nu, vat pavyzdžiui, va čia ta Arijanė, kur yra, ne? Piešia. Tai va tam panašu iš tikrųjų atėjusi. Gal ne iš Rojų, bet jau iš kokios buvo ar laukos angeliškų pasaulių, kur mergaitė piešia nuo mažens. Ką? Oi, ne Arijanė, Kijanė. Jo, lietuvė, ne lietuvė. Yra lietuvė, bet tėvelis italas. Jo, tai jinai piešia, vat jos piešiniai, kai kurie jau matosi, tos pasauliai tie aukštutiniai yra. Tai tie vaikai dažniausiai, aišku, yra ir labiau pažengusių, pavyzdžiui, kai mačiau nuotrauką, vaikas lama jau gimęs, jau garbina jais, kaip 6 metų, bet jis jau, ne visai kaip savo, kaip išminčių, žinai, tik forma tokia jauna, žinai. Tai jų požymiai yra kokie, vat galim pasiskaityti dievišką prigimtį. Pas juos yra daug dieviškų savybių. Iš to atspėsi. 16 skyrius. Dieviškos ir demoniškos prigimtys. Kokia dieviška rašo. Čia tik apie demoniškas. Pačioje pradžioje jo. Va, paskaitysiu. Savybės dieviškas. Aukščiausias Dievas tarė. Bebaimiškumas, būties apvalymas, dvasinio žinojimo gilimas,
reiškia pas juos kas, jie nori dvasiškai tobulėti vaikai. Jie eina, kalba su kunigais, su visokiais dvasiškais vienuoliais, jie nori to. Dvasinio žinoma gilimas, mėgsta literatūrą, mėgsta viskas, kas į dvasingumą. Labdaringumas, neskupi, savitvarda. Jiem nereikia aiškinti, kad savikontrolė yra vertybė. Aukų atnašavimas, reiškia aukas daryti. Vedų studijavimas, šventraščių, asketiškumas, askezė atlikti, nėra naujiena. Paprastumas, prievartos nenaudojimas, kad ten mėsos nereikia, jiem nėra sunku išaiškinti. Teisingumas, jie jaučia, kad neteisingas pasaulis, labai turi tą aštrų pojūtį, kad kažkas tai taip yra, neteisybė. Pykčio neturėjimas, nėra konfliktiški vaikai. Atsižadėjimas, susilaiko gali lengvai nuo jūsų malonumų. Ramumas, nenoras ieškoti kito ydų, užuojauta visoms gyvoms esybėms. Godumo nebuvimas, geraširdiškumas, kuklumas, nepalaužiamas ryžtas, energingumas, atlaidumas, dvasios stiprybė, švara, pavydo bei šlovės siekimo neturėjimas. Šios transcendentinės savybės obartos būdingos dievotam, dievišką prigimtim apdovanotam žmogui. Tai reiškia pas vaiką, jeigu reiškiasi tokios polinkiai nuo mažens, jis klausinėja daug klausimų, jisai skaito tą, nori bendrauti apie tuos dvasinius dalykus, tai kada jie turi atsiminimus apie savo praeitus gyvenimus, bet čia reikia atsargiai su to. Jis tiesiog linkęs į dorybę vaikas. Iš to gali spręs, kad jisai gyvena. Arba iš žemės ir tęsia savo kelionę, arba tikrai iš aukštų pasaulio. Bet jie gali ir degraduoti, jeigu jie palaužiami, jeigu jie negauna tinkamo auklėjimo, švietimo, jie gali degraduoti. Tai prasme, jeigu juos sugniuždo aplinka, jie tada pradeda gerti, rūkyti, narkotikus atvirkščiai gali pradėti. Dėl to labai svarbu tokius vaikus, kurie ypatingai tėvai praktikuoja, patys vaikai nori praktikuoti, juos burti vieną vietą, kad jie turėtų savo aplinką, kurie galėtų bendrauti ir jaustis, nes jiems labai sunku pritapti prie kitų vaikų. Dėl to mes tą vaikų mokyklėlę ir darom, kad burti tokius vaikus, kad jie turėtų draugų ir kai jiems bus blogai, jie ateitų pabendrauti vienas su kitu. Nes dažnai vaikai tokie jaučiasi vieniši po kurio laiko mokykloje, jie neturi su apie ką, jie slepia, kad jie kartoja mantrą, kad jie garbina Dievą, jie neturi su ko pabendrauti. Ir jie išgyvena baisius dalykus, ko tikrai nelinkėčiau net ir suaugusiam. Suaugęs jis taip vienišas gali nesijaus, bet vaikas, paauglys labai stipriai gali jaustis. Nes plius dar toks metas, o jisai bijo pasakyti, jis net nežino, kaip tai pateikti. Ir kiek aš susidūriau pas visų babtų vaikams, tas lomkės buvo. Sunku praeit paauglystę, retas, kuris tam prasidodaruoja, nes dviejose pasauliuose gyvena. O kai ateina į savo bendramžį būrį, jie gali ten apie Krišną, apie Ramą ir jiem viskas, tada jie turi atramą, jie ten išeina, jie nors ir biškį prilaiko, ten nesi afišuoja, bet jie žino ir aplinka, kurie gali atsiverti. Nes vis tiek turi būti aplinka, kur tu gali būti toks, koks tu esi. Jeigu tu mokykloje negali būti toks, koks esi pilnai, tai tu bent jau turi turėti su babtais bendruomenę, kur tu gali būti toks. Nes vis tiek tai, norės išlysti. Tai čia tas pats kaip indigo vaikai, ar čia? Jo, tai ką vadino, tas indigo, tai čia yra, tai jeigu yra vaikas pradedamas po maldos, po meditacijos, tai yra Prabhupada sako, net jis taip pasakė, jeigu po 50 ratų pradėsit vaiką, ateis neišvengiamai iš tų pasaulio. Nesąmonė tada visai kita yra. Jeigu pradedami yra neblaivioj būsenoj, ar ten šiaip atsitiktinukai, tai firma negarantuoja. O kaip tuo atveju, jeigu, pavyzdžiui, vienas praktikuoja, o kitas nepraktikuoja? Tai gerai, tai jau bus geriau. Neaišku, kas ten bus, bet tikrai nebus demoniukas, tikrai ne. Nes yra vaikai ateina iš demoniškų pasaulių, bet ten rašo, kad demonai pastoviai inkarnuojasi. Pastoviai gimsta ir gimsta tarp demonų šeimų. Tai svarbiausia, kad bent jau nebūtų neblaivi būsena. Ir kad nebūtų konfliktiška, kad rami būsena, būtų sąmonė rami, dvasiška. Tai jeigu vienas nepraktikuoja, tai reikia kitam. Ta kartą, jeigu tai yra planuojamas vaikas, prieš pradedant tą vaiką
stipriai apsivalyti, medituoti, melstis ir tada eiti. O ne taip, kad papuolė, aistra užėjo, sugulė ir viskas. Ir va dabar atsirado. Tai tada jau nežinau, kas ten bus, kas ten ateis. Bet vis tiek, koks beteis, tu net ir demoniuką gali pravalyti. Labai daug priklauso nuo vaikystės, po to yra ritualai, ugnies ritualai daromi, dar apvalami, dar. Ir po to rodai su savo pavyzdžiu, rodai. Ir vaikas seka pavyzdžių ir tada jis keičiasi. Bet yra idealu, kada jie turi bendraužius draugus ir gali eiti būrelius, kur yra Dievas centre pastatytas, jie tiesiog auga toje atmosferoje. Pavyzdžiui, vienas ritualas, ne, Vaidas pasako, kad jau prieš vaikai gimstant gali ką padaryti, kad įskaityti Bhagavad Gitą laikydamas pirštą nykštį, jo, ar ką? Vidurinį pirštą, laikyti įgyjį, lyti tą siestą ir skaityti Bhagavad Gitą, ten sueina tą visą vibraciją ir po to, kai gimsta patepta, ne? 4 kartus stebimas liežuvį ir kalbama mantra. Ja. Tas su to sviestu, tai skaitas visą Bhagavad Gitą jam pereina. Nes iš tikrųjų tą sviestą įeina energija, vibracija. Ten žadinamas intelektas. Ja. Ir daug kitų ritualų yra, ta prasme, vaišnavo tradiciniai labai turtingai. Ir vaiką galima pravest, jam sukrauti, nes bus po to paauglystė ir Hari Paulius. Na, daugiau mažiau. Visą. Vat Kaune, kiek aš pažįstu bhaktų vaikų, tai vienas gal tik liko aplamai bhaktų. Nu, iš senos kartos. Kiti tiesiog atsimena, tai buvo gerai, fainai, bet... O tiesa, kad, pavyzdžiui, vaikas iki 7 metų gali prisiminti praeitus gyvenimus. Ar tiesa, kad vaikas iki 7 metų gali atsiminti? Jo, tiesa. Matot, ko pas jį mažiau įspūdžių naujų užsikloja, to jis gali grįžti labiau į praeitį, reiškia. Kodėl metams bėgant mums sunkiau atsiminti? Dėl to, kad mes pastoviai matom, girdim, užuodžiam, naujai įspūdžiai eina, naujo gyvenimo. O čia tas pats kaip su miestu. Gyvenau Kėdainiuose, po to, pavyzdžiui, gyveni Vilniui. Persikraustai Vilnių ir nauji įspūdžiai eina, naujos gatvės, ir vis labiau pamiršti savo senąjį miestą. Ir lieka tokia, tai kol 3 metus dar gyveni 4 metus, Vilniui dar gali lengviau atsiminti Kėdainių. Po to, ko toliau, to mažiau atsimeni. Taip ir su gyvenimu. Iš vieno kambario į kitą užsikloja. Be abejo, bet iš tikrųjų tai daugiausiai atsimena iki 4, iki 5, net dar ankstesnėme amžiuje. Jeigu pradeda lyg fantazuoti, pasakot kažkokius... Nu, čia mums atrodo fantazuoti. Žiūrėk, ką jis iš tikrųjų sako. Būna, kad detalės sako, bet po to būna filmukai uždengia visokių dalykų, dažnai kaip sapne. Biški pranašiškas, biški toks nesąmonė. Nu, kaip sakau, taip ir ten jie... Bet skaitosi, jeigu vaikas yra tikrai indigo, tikrai dievotas, tai jisai ko gero atsimins. Bet čia tokių nerandame, ne? Jeigu jis tikrai dorybingai gyvena, jis atsimins. O tai, kad mes neatsimenam, bent jau, aš už save galiu šnekėti, tai rodo, kad nedorybingai gyvena. Nes žmogus, kuris dorybingai gyvena, mirties metu nepatiria baimės. Jam neužsiblokuoja praeitį gyventi. Tas, kuris patiria baimę, reiškia gyveno, tenkinosi, dabar jam griebė kūną, jis laikė savo kūną, užblokuoja, jis gimsta nieko nebeatsimena. Stresas, štai, užblokavo. O tas, kuris ramiai palieka, jis atsimena. Skaitosi, kaip ten Indijoje, jeigu mergaitė atsimena 7 ar 11 gyvenimų, tai jau tėvai būdavo net ir sako, čia, žinai, kai nori ištekinti mano, čia dukra atsimena, nors nieko neatsimena. Skaitas jau darybės požymis. Vaikas atsimena, tai čia ne vieną, tu įsivaizduoji, kokia ne vieną, bet 2, 3, 4. Įsivaizduoji, kokia turi būti švari sąmonė. O jeigu jis ten draskėsi, lakstasi, praeitį tam pagyvena, jam tam paukšt, jis ten prisikakoja, palikdamas kūną, tai ko ten jis atsimins? Taigi dabar daug kas prisikakoja, apsišlapina, palikinė veikia. Tai reiškia, tokia rodo baimė didelė, žinai, kad ten jau. Dar draugeliai ateina ten, tokie jamadutai vadinasi. O tai jeigu nesąmoningas išėjęs, tai
Labai blogai. Nesąmoningas, staigus, jo. Ne, Skaitas šiaip nepalankus. nesuvokiau. Nepalankus skaitas, jo, jeigu ten praradęs sąmonę, nepalankus skaitas. Nes tuo metu tu negali mąstyti apie Dievą, ne? Arba jūs ratų palaikyti, neatsimenate. Nu, o kodėl jie neatsimena? Nuodėmių prisidarė. Kodėl nebeatsimena? Nebenorite. Kas atmintį užblokuoja? Atmintį duoda Paramatma, sako, aš duodu atmintį, žinoma, užmarštį, jo? Iškai, jeigu nuodėmingai gyveni, atmintis pradeda striginėti. Jeigu sėklą išvaistei, tai atminties nebus. O čia vyram galima pasakyti. Jeigu išvaisto, lygiai taip pat moteris, nu taigi dingsta už nuodėmės. Atvykiu, piau. Jeigu žmogus sveikai išvariai gyvena, dvasiškai tobulėja, kas tau jam tą atmintį atjungs? Nebent ten liga pagal karmą bus atėjusi, kur turi galiuką atpirkti ligos, ne? Kad po to jau nebegimti daugiau. Jam gali užsiūsti visko, bet dažniausiai tai atmintį praranda dėl to, kad subtilus kūnas užsiteršia. Jeigu išeina, pavyzdžiui, nu ne savo mirtim, kaip sako tenai, nu vat atsitinka. Ką reiškia ne savo? Visas yra savo mirtis. Ne. Tokie nesmurkai. Nu tokie ne. Nušauna? Nu taip, ar kažkas. Nugaros gali Tai spėkit, kokia čia Avarija karma. ar kažkas. Nepalanku, aišku, kad už nuodėmės gauna, nu tai tada aišku. Staigi tokia. Net negaliu pasakyti individualiai, kažkas atsimins, kažkas neatsimins. Jeigu ypač jis gali bijoti žmogaus, kuris bus panašus į tą žmogų, kur nušovė. Jis gali bijoti to šūvio, pačio garso. Bet jeigu taip atsitinka, tai kaip čia skaitosi kaip karma jau? Ir tai čia viskas karma. Ir čia, kad, kaip sako, pats nušovinėjo kažką. Užteko kačiuką užkasti ir gali būti nušautas kitą gyvenimą. Užmigdyt, kaip čia gražiai sako. Užmigdėm arba gimdą išvalėm. Tokių posakų. Abortą vadina gimdo išvalymą, kačiuko nužudimo ir kačiuko užmigdymą. Tai tave irgi užmigdys, tik garsiai, tik buh, ir miegosi. Karma, tai gailestingai, jinai veikia kaip laikrodis. Bet jeigu praktikuoji laisvę, tu gali pakeisti savo Jo, veiklą. keiti karmą. Jeigu kartoja, nuoširdžiai kartoja, karma dega. Gal, pavyzdžiui, 100 žmonių nužudęs už tą 100. Jeigu, pavyzdžiui, iki 50 žudėjai, o nuo 50 prašviesėjo protas ir pradėjai kartoti, tai prasivalo? Prasivalo. Bet vis tiek Lieka. karma gauna, vis tiek to veiksmai eina, nes mes su karma nešam už milijonus gyvenimų. Tu gali pradėti šio gyvenimo nuodėmėlės, bet liks 100 milijonų. Ta prasme, kad supraskim, kad karma vis tiek eis, nepamirškit, negalvokit, kad čia pradėsit man tą kartot, mažiau sakyt. Eis ta karma kaip eis, ne iš praeitų gyvenimų. Nes skaitosi karmos tiek daug, kad šio gyvenimo nuodėmingi veiksmai laukia, tie to veiksmai eina dar iš 10 000 gyvenimų į priekį, tada tik jie ateis, nes tiek dar laukia iš praeities savo eilės. Tai jeigu mes... O tu kodėl mes neatsiskaitom per vieną gyvenimą? Dėl to, kad numirtumėt jūs. Pagal jūsų karmą jūs gimtumėt, mirtumėt. No. Arba išeitumėt į gatvę ir kažkas duotų snukį ir pavogtų pinigus, į tą koją pervažiuotų, kažkas pagytumėt vėl, jums jeigu paleistų, nuprotėtumėt. Nu. Tai čia žemėje, čia tik pragaruose paleidžia karmą 100%. O rojuose paleidžia gerą karmą 100%. Dėl to sako, karma būmi. Žemė yra vienintelė vieta, kur gauni 50 ir gali koreguotis. Rojuose tu gauni vien nektarą, pamiršti Dievą, pragare tu gauni vien skausmą ir pamiršti Dievą. Žemė geriausia tobulėti. Višnu Kuraną. Aš ją dabar skaitau, žinau. Kada reikės paskaityti apie kitus pasaulius, kaip atrodo, kokie medžiai, kokie kalnai. Aš norėjau, bet galbūt čia niekam neaktualu, dažnai. O jeigu siela neina nei į dangų, nei į pragarą, tai kur tu? Žemelė. Burlokai, reiškia, Žemės tipo planetarinė sistema ir gimsta ir atpirkinėja savo gerą ir blogą karmą ir gali koreguoti situaciją. Korekcijonai. O po to, priklausomai nuo jos darbūnai, gali visai nebegimti, gali eiti į rojus ir grįžti į Žemę, gali eiti į pragarinę sistemą, grįžti į Žemę įvairiai. Čia, kaip sako, kaip laiptinė, bėgioja hebra. Vieni su liftais, kiti pėsčiom. Hare Krishna, baigėm.
tada bus prasadas, ane, jau turbūt laikas. Dažniausiai jis gali bijoti žmogaus, kuris bus panašus į tą žmogų, kur nušovė. Jis gali bijoti to šūvio, pačio garso. Bet jeigu taip atsitinka, tai kaip čia skaitosi kaip karma jau? Nu, tai čia viskas karma. Čia, kad, kaip sako, pats nušovinėjo kažką. Užteko kačiuką užkasti ir gali būti nušautas kitą gyvenimą. Užmigdyt, kaip čia gražiai sako. Užmigdėm arba gimdą išvalėm. Tokių posakų. Abortą vadina gimdo išvalymą, kačiuko nužudimo ir kačiuko užmigdymą. Tai tave irgi užmigdys, tik garsiai, tik buk, ir miegosi. Karma, tai gailestingai, jinai veikia kaip laikrodis. Bet jeigu praktikuoji laisvės, tu gali pakeisti savo Jo, dėmesį. keiti karmą. Jeigu kartoja, nuoširdžiai kartoja, karma dega. Gal, pavyzdžiui, 100 žmonių nužudęs už tą 100. Jeigu, pavyzdžiui, iki 50 žudėjai, o nuo 50 prašviesėjo protas ir pradėjai kartoti, tai prasivalo? Prasivalo. Bet vis tiek Lieka. karma gauna, vis tiek to veiksmai eina, nes mes juk karmą nešam už milijonus gyvenimų. Tu gali padaryti šio gyvenimo nuodėmėlės, bet liks 100 milijonų. Ta prasme, kad supraskim, kad karma vis tiek eis, nepamirškit, negalvokit, kad čia pradėsit man tą kartot, mažiau sakyt, eis tą karmą kaip eis, ne iš praeitų gyvenimų. Nes skaitosi karmos tiek daug, kad šio gyvenimo nuodėmingi veiksmai laukia, tie to veiksmai eina dar iš kokią iš 10 000 gyvenimą į priekį, tada tik jie ateis, nes tiek dar laukia iš praeities savo eilės. Tai jeigu mes... O tu kodėl mes neatsiskaitom per vieną gyvenimą? Dėl to, kad numirtumėt jūs. Pagal jūsų karmą jūs gimtumėt, mirtumėt. No. Arba vat išeitumėt į gatvę ir kažkas duotų snukį ir pavogtų pinigus, į tą koją pervažiuotų, kažkas pagytumėt vėl, ir jums jeigu paleistų, nuprotėtumėt. Nu. Tai čia žemėje, čia tik pragaruose paleidžia karmą 100%. O rojuose paleidžia gerą karmą 100%. Dėl to sako, karma būmi. Žemė yra vienintelė vieta, kur gauni 50 ir gali koreguotis. Rojuose tu gauni vien nektarą, pamiršti Dievą, pragarė tu gauni vien skausmą ir pamiršti Dievą. Žemė geriausia tobulės. Višnu Kuraną. Aš ją dabar skaitau, žinau. Kada reikės paskaityti apie kitus pasaulius, kaip atrodo, kokie medžiai, kokie kalnai. Aš norėjau, bet galvoju, čia niekam neaktualu, bet žinai. O jeigu siela neina nei į dangų, nei į pragarą, tai kur tu? Žemelė. Burlokai, reiškia, Žemės tipo planetarinė sistema ir gimsta ir atpirkinėja savo gerą ir blogą karmą ir gali koreguoti situaciją. Korekcijonai. O po to, priklausomai nuo jos darbūnai, gali visai nebegimti, gali eiti į rojus ir grįžti į Žemę, gali eiti į pragarinę sistemą, grįžti į Žemę įvairiai. Čia, kaip sako, kaip laiptinė, bėgioja hebra. Vieni su liftais, kiti pėsčiom. Hare Krishna baigėm. Tada bus prasadas. Ane, jau turbūt laikas.